Labą dieną, Aušra. Sveiki. Kaip jūs jaučiatės, kaip jūs gyvenate, kas pasikeitė, kaip yra jūsų nauji įspūdžiai naujo gyvenimo? Iš tikrųjų, perversmas vyksta po truputį, nes kiekvieną laisvą minutėlę vis mintimis sugrįžtų į mūsų tuos susitikimus tiek kontaktiniai, tiek nekontaktiniai ir vis lukštenu ir vis atrandu tam tikrų niuansų, kurių tuo metu, kai viskas vyko, neužfiksavau, dėl to darbo turiu sočiai. Ačiū Jums už tai, kad įdarbinot ir kad leidžiat nuolat atrasti kažkokius dar nepastebėtus dalykus savyje, savo patirtyse, savo įžvalgose. Ačiū didelis. Tiesiog jūs atidirbote, jūs to norėjote, jūs to ieškojote. O galite Daug metų. pasakyti, tai galite pasakyti, kiek jūs ieškojote, kad galėtumėt surasti sprendimų viso to, kas įvyko pas jūs? Gal pradėkim turbūt nuo pačio skaudžiausio man kaip vaikui, tai yra ankstyvos mamos netekties ir mano kelias ėjimo prie susitaikymo, kilimo į viršūnes ir nusileidimo buvo ilgas, beveik 34 metai, kai man atrodydavo, kad perskaityta literatūra, išklausyta konferencija, sutikti žmonės, patirtys mane lyg jau ir užgrūdina, išmokina, aš jau lyg ir susitaikau su viskuo, paleidžiu ir gyvenu, bet kas kartą susikloščius ypatingai sudėtingom situacijom išlįsdavo tam tikri dar neužgydyti turbūt dalykai ir su jais aš gyvenau. Tai dėka šito mūsų gamtos pasaulio visatos susitikimo, kuris įvyko turbūt tada, kada reikėjo, kaip aš sakau, po 34 metų, aš tą savo skaudulį, su kuriuo gyvenau ir buvau susigyvenus ir man atrodė, kad jisai man visiškai netrukdo, o pasirodo jis buvo giliai viduj ir nuolat drumstė vandenį, tai tikrai galiu pasakyti, kad tai yra ilgos kelionės ėjimo finalas. Kada tu sunkiai dirbi ir pagaliau ateini iki finalo ir tu pirmiausiai pasimeti, nes nežinai, kas vyksta. Nes tu gyvenai su tuo tiek metų, ieškojai atsakymų, svarstei, diskutavai su savimi, su aplinkiniais, su pasauliu ir staiga tu supranti, kad atsakymą tu gali rasti per geras 45 minutės, teisingiau jį tau padeda atrasti. Vedlys, šiuo atveju Ruslana, jūs tikrai ačiū didelis ir galvoju, kur jūs buvot anksčiau, greičiausiai jūs dar buvot net negimęs, aš taip galvoju. Ir dėl to aš dabar suprantu, kad mes išeikvojam žmonės didelę dalį savo energijos ir gyvenimo tam, kad tokius skaudulius išspręsti, o pasirodo yra paprastesnis, lengvesnis, greitesnis, nesakau, kad neskaudesnis. Turbūt vienas iš skaudžiausių būdų, bet greičiausiai, aš kaip sakau, medicinoje galima lėtai, ilgai ir skausmingai, arba galima greitai, skausmingai ir su rezultatu. Tai tikrai ačiū už tai, kad aš galiausiai paleidau mamą, atsisveikinau su mama, ko negalėjau padaryti, būdama 13 metų. Tai didelis ačiū. Tai jeigu pradėt nuo to, ko galima sakyti, nuo biškį iš kito galo, tai jūs įsitikinot, kad kada mes bendravome, aš jums nepamelavau, kad gydymas vyksta per 15 minučių? Iš tikrųjų taip, aš esu iš tų žmonių, kuri iki paskutinio atodūsio visada duoda šansą, taigi jūs buvote dar vienas iš šansų savo pabandyti atrasti ir tikrai dėkoju, kad atradau ir kad aš galiausiai kaip aš sakau, man tas turbūt labai skauda, dėl to aš kartosiuos, kad aš sugebėjau per tas 15-20 minučių išgyventi visas emocijas, visus jausmus ir galiausiai jūs buvote toks kantrus per vedimą, kad leidote man išbūti tiek laiko, kiek man reikėjo mamos glėby ir išeiti, atsisveikinti su mama tada, kada aš jau buvau pasiruošus. Tai už tai irgi labai svarbus momentas, nes jeigu tave
koks nors psichologas greitina ir sako, greit, jau laikas baigėsi, ateisi kitą kartą. Ir tada, kada tu esi jau beveik pasiruošęs pasiekti saulę ir staiga tau sako, ne, šiandien dar saulės neimsim. O čia iš tikrųjų buvo viskas laiku, vietoj tiek, kiek man reikėjo ir tada, kada man reikėjo. Tai tas atsisukimas į žmogų kaip į asmenį, kuris turi savo poreikių, kuris nori galbūt tiesiog tyloje išbūti, tai va, pas jūs tas yra. Tai iš tikrųjų, kaip bebūtų, mes kiekvienas rūpinamės daugiausiai savimi, pripažinkim tą tiesą. Tai man tas labai tiko ir patiko. Kad aš buvau tas centrinis, dėl kurio tai buvo daroma. Tai visada taip daroma, čia yra viskas priklauso nuo profesionalumo ir jeigu, tarkim, iš mano pusės tu esi sukoncentruotas, kad duot žmogui rezultatą ir tu turi suvokimą, kas tai yra rezultatas ir tu turi suvokimą, kaip jis turi atrodyti, o ne taip, kaip dažniausiai būna, tarkim, vaikšto žmogus pas specialistą, vaikšto metus 2, 3, 5, 10, po to ateina ir priklausomai nuo žmogaus charakterio, ten ir temperamentų situacijos, ateina, sako daktaras, arba, tarkim, ten specialistas, tai šiaip mes jau kartu jau ten 1 ar kiek ten metų, ar 3, ar 30, ir šiaip, o galit man pasakyti, o kada mes prieisim prie rezultato? Jie sako, nežinau. O kaip galima sužinoti? Nu, šiaip tu sužinosi, kada tu eisi. Tai mes jau 3 metus ar kiek mes jau praėjom. Nu, tai daugiau eisi ir daugiau kažkaip mūsų aiškiau. Tai palaukit, o galit pasakyti, kaip tada, nu gerai, kiek mes jau praėjom, ne, o tarkim, tą distanciją, kur praėjom, jūs galite įvardinti procentais, ten apytiksliai, kiek mes jau praėjome, kiek turim daeiti. Nu, kažkaip praėjom, bet jeigu tu daugiau eisi, tai bus arčiau. O kur galas? Nu, galas ten. Ir gaunasi tokia nesąmonė, kad, nu, vėlgi, gal kaip nebesisuksi, gaunasi taip, kad jie patys nežino. Ir gaunasi taip, kad jie patys ieško to, jiem yra sunku pripažinti, kad kažkaip su jais kažką ne to, bet yra protas, aš gavau 5 aukštus įsilavinimus, aš mokusi 15 metų, aš laikausi, aš turiu diplomus, aš turiu patirtį, ir jiems labai sunku pripažinti, kad jie to nesuvokia. Bet tie žmonės, kurie supranta, pajuto, kaip ir man kažkada tai buvo, aš 15 metų taip pat strigau, ieškojau ir panašiai, bet kada man taip pat, aš atėjau ir mano laikas savo laiku, aš gavau tai ir man viskas buvo aišku. Kur, kada, kokiu būdu ir kaip, ir kiek laiko ir taip toliau. Tai vat šitas dalykas yra dirbamas ir tiesiog pradžiai reikia įsigydyti pačiam, o tada jau galima galvoti apie tai, kaip su kitais reikia bendrauti, kokiu būdu ir kokias metodikas taikyti, kad žmogus galėtų išspręsti tam tikras situacijas, kurios jis, tarkim, kaip taisyklė nuo vaikystės mes negalime išspręsti, gyvenimas užblokuotas ir mes gyvenam ne jausmais, kaip daugelis žmonių sako, aš esu jausmingas, aš turiu jausmus ir aš visada sakau, nieko panašaus, apie jausmus mes negalim kalbėti, čia yra tik protas ir viskas. Sutikat su to? Tikrai taip. Ir aš tiesiog dabar, jeigu grįžti prie to, tai aš visų pirma, pradėdama šitą kelią su jumi, aš nesitikėjau, kad mes nueisim taip toli. Jeigu pamenat, tai mes tol, kol atėjome, vėl grįžome į palatą ligoninės, kur vyko atsisveikinimas, mes nuėjome didelį kelią iki senelių, prosenelių, iki jų vaikiščių, iki jų atleidimo. Ir aš dabar galvoju, jeigu reikėtų ant balto popieriaus lapo nupiešti tą kelią nuo mūsų startinės linijos, kada mes pradėjome ir kada mes baigėme, tai turbūt išeitų didelė makaliūzė ant lapo popieriaus, nes ėjome, sukomės, grįžome, čia aš turiu omenyje į tuos anas situacijas, ties sužaidėme, jūsų vedimo dėka kitaip ir viskas kitaip atsirakino iki tol, kol mes vėl grįžome į tą pačią palatą, nuo kur pradėjome. Ir visą tai per tas, kaip sakau, 15-40 minučių, nors nugyvenom ten turbūt gerus 100 metų. Ačiū didelis.
galima ir 1000 nugyventi, ten yra jau įdomus dalykai, ten jau priklausomai nuo specifikos ir darbo užduoties ir panašiai. O pasakykite, prašau, Aušra, kaip Jūs manote, o galima pritaikyti tą formulę, tie, kurie klausys video, kad gydymas gali būti pritaikytas ant visų ir gydymą galima tiesiog, arba kitaip tariant, galima įsigydyti visiems per 15 minučių? Nu, dėl minučių aš nežinau, nes tikrai, sakykime, pojūčiai visi emociniai ir kūno pojūčiai, viskas tai, kas vyksta, galbūt atsiskleidžia žymiai vėliau, truputėlį vėliau po pačio susitikimo, parą, 2-3, bet visumoje aš galvočiau, kad jeigu geras vedlys, kuris tave veda, tai turbūt teigiu kokių 99,99, kad kiekvieną pavadinkim problemą arba situaciją galima tikrai išspręsti per tą trumpą laiką susitikimą, jeigu gerai pasiruošta, sudėliota, išsiryškinta ir jeigu vedlys, šiuo atveju jūs tikrai žinot, kur reikia vesti, kada vesti, kaip vesti, kada paskatinti, kada truputį spustelti, kada atleisti, kada duoti laiko. Tai aš skaitau, kad 2 sudedamieji, tai yra geras pasiruošimas, kad ir, pavadinkim, ir asmuo, kuris keliaus tą kelionę, ir vedlys, tai yra mokytojas, būtų pasiruošę ir vienas atiduoti, kitas priimti, aš taip galvočiau. Ir galbūt net žmogus, kuris ruošiasi tą kelionę, jis turi būti jau subrendęs, kaip sakau, kaip duonos raugas, pasiruošęs priimti tai. Ir be abejo, kaip aš sakau, turbūt bene esminis tai yra vedlys, nes jisai gali vesti tave, pakoreguoti, pastumti, patarti ir dėl to šitie sudedamieji yra labai svarbus, kad gauti tą rezultatą, o tą rezultatą tikrai įmanoma gauti. Ir jis gaunasi tikrai, jeigu tu esi nuoširdus, be vaidybos ir atviras priimti. Bet visumo, jeigu tai paėmus, ne, tai taip, įmanoma išgydyti visus žmonės, galima išgydyti, jeigu teoriškai, o taip, jeigu bendrai paėmus, be visų šitų filosofijų ir visų šitų technikų ir ten detalių, tai yra įmanoma. Ar tiesą sakau? Aš manau, kad taip, sutinku 100% su tuo ir tikrai įmanoma ir pritaikyti visom situacijom yra įmanoma šitą techniką. Taip. Okay. Dabar kitas klausimas, tai kad jūs jau praėjote tam tikrą kelią, trumpą, bet labai ilgą pagal, jeigu mes pamatuosim tą ieškojimą ir kiek jūs ten ir taip toliau. Kaip jūs manote, kodėl nevyksta gydymas per 15 minučių? Kodėl, tarkim, su vienais gali, tarkim, dirbti ten, nežinau, 1 kartą, ar ten kitą kartą tu gali dirbti ten, nežinau, 3 mėnesius, o kai kurie, tarkim, kaip specialistai sėdi ir, tarkim, arba, kaip aš pabandysiu dar kitaip susakyti, kas trukdo priimti gydymą per 15 minučių, kaip jūs manote? Su ko pagrindą reikia dirbti? Su ko? Koks yra pagrindas? Aš tai galvočiau, kad žmogaus noras išsinagrinėti tą situaciją ir tas noras ne pirminis užsidėgymas, kad kaip vaikas nori žaislo, va čia ir dabar, bet tas vidinis tikras, pavadinkim jį tikras, skaidrus noras išsigvildenti, išsispręsti. Ir kita sudedamoji tai yra geras specialistas. Jūs dabar sakot gerą pavyzdį, kad aš galiu vaikščioti pas gydytoją ir jisai man mes, kai aš pati dirbu medicinoje, tai aš puikiai suvokiu, kad mes negydom priežasties, mes gydom ligą. Niekas labai nesiknisa į pagrindinę priežastį. O čia vis dėlto tu užkabini tą priežastį ir jeigu tu užkabini, išrauni visą kelmą, nes su šaknim žaizdos užgyja, susigyja ir viskas vyksta kitaip. Tai čia ir yra tas dalykas, kad greičiausiai 2 sudedamieji ir jūs tada minėjote per mūsų paruošiamą susitikimą, kad pirmiausiai aš kaip žmogus turiu būti pasirengęs norėti. Ir greičiausiai mano begalinės kelionės ir klajonės yra gera paspirtis
norėti išspręsti, nes jeigu tu vieną kartą pabandėjai, tau nepavyko ir taiga ateini pas Ruslaną ir tau ima pavykti, tu galvoji, kad viskas labai paprasta. Gal ne veltui likimas vedžioja labirintų keliais tam, kad tu po to įvertintum, o pasirodo viskas tikrai yra paprasta. Ir tada galvoji, kad jau reikėtų tuos visus mažiukus dalykus, kuriuos buvai nustūmęs į šalį, kaip nepagrindinius, neesminius, juos taip pat spręsti. Okay. Nu, aš galiu vieną tokį pavyzdį pasakyti. Iš mano praktikos labai daug buvo kartų. Žmogus, tarkim, negalėjo su rūkymu susitvarkyti, ne? Tarkim, kitas dalykas, negalėjo susitvarkyti su santykiais, su pinigais, nu daug yra dalykų. Jis atėjo pas mane, aš jam pravedžiau vieną antrą sesiją, po to jis nenorėjo tęsti, ten buvo kitų priežasčių, sako, žodžiu, viskas, aš nenoriu, ir po to sako, ar tu nori toliau. Viskas tvarkoja, tu esi netoks, aš pats susitvarkiau. Aš jau ten pats padariau, ten pameditavau ir, žodžiu, pas mane taip įsijungė, žodžiu, tu man nieko nepadaryti, čia kažkoks ten tu badai man įtikinėti ir panašiai, bet aš pats su tom susitvarkiau. Suprantat, ką aš turiu tom pasakyti? 20 metų ar kiek žmogus negalėjo susitvarkyti, po manęs atėjo, sako, aš jau susitvarkiau, žodžiu, ten aš muzikos paklausiau, ten pameditavau, ką anksčiau tos praktikos ant jo neveikia, aš pameditavau, įsivaizduojat? Kaip gali būti? Ar nelabai? Suprantu, taip, sutinku. Ir iš esmės, va čia ir yra problema, kad mūsų problema, kad jeigu tu pagauni siūlo galą, tau atrodo, kad tu jau laimėjai milijoną ir viską išspręsi, bet dar turbūt reikia sugebėti išlaikyti tą siūlo galą ir jį išvynioti iki galo. Dėl to aš manau, kad tie žmonės, kurie teigia, kad jau viskas aš pasiekiau ir galiu atsipūsti, tai jau tada yra... Aš manau, kad tokio mes negalim dalyko pasakyti, kad viskas aš jau pasiekiau ir galiu atsipūsti, mano manimu, tu esi tada miręs. Su manim gali, nes aš, kada žinau visos tos principus ir suvokimą, kaip kas veikia, kokiu būdu ten reikia tam mygtuką paspausti ar tam kažkaip sureguliuoti, ne, tai aš moku daryti, kad tie rezultatai jie bus pastovus. Aš tą galiu daryti, bet esmė yra tame, kad žmonės įvairių priežasčių, jie turi tokią lygą, karūną, galima įvairiai pasakyti, pasitikėjimą savim, ar dar kažkaip tai, kad jie patys viską gali savo padėti ir sureguliuoti ir taip toliau. Ne, tai gal tą problemą jie ir gali kažkokią mažytę, paskui gavę iš jūsų gerą įspyrimą į užpakalį, kaip aš sakau, pajudėti į priekį, bet tas judėjimas vis tiek baigėsi. O tų problemų turbūt turim visada iki gyvenimo galo jų turėsim, kurias reikėtų. Aš pasakysiu taip, kad tie žmonės, kurie dėl įvairių priežasčių jiem nepasisekė užbaigti programos arba dar kažkas tai, taip, yra neužbaigtas siūlas, kurį jie savarankiškai to neužbaigs. Ir visi šitie įtikinimai, kad aš pats, tai 20 metų tau nesuveikia, o tau taip kažkaip ten žvaigždė nukrito, lietutis po ketvirtadienio atėjo, saulytė ten, taip su 7 spinduliais pasviešėjo į tavo veidą ir tu įsigydai. Ir žmonės visom tom nesąmonėm tiki. Kaip pavyzdys. Magijos čia visiškai nėra, čia yra tiesiog suvokimas ir principas tam tikras. Ir ten daug kitų dalykų. Tai vat, jeigu mes grįšime, ne, vat, kad galėčiau biškai pasufleruoti, ar sutinkat su tom, kad išgydyti žmogui trukdo jo įsitikinimai, jo praeitis. Be abejo. Tai va aš noriu ir jums, ir tie, kurie žiūrės video, esmė yra tame, kad jūs negaunat gydymo dėl vienų paprastų dalykų, jūsų įsitikinimai. Nes pas mane būdavo tokiu atveju, kada žmogus ateina, aš išgydžiau ją per 30 minučių. O taip. 30 minučių, kada kiti negalėjo spręsti tą problemą 20 metų. 30 minučių. 30 minučių, 20 metų. 20 metų, 30 minučių. Kaip pavyzdys. Ir ji tiesiog atėjo ir ji jau, kaip čia pasakius, jai jau buvo nesvarbus tas dalykas kaip praeitis. Ji jau buvo pasiruošusi kryžių tai padėti. Viso gero, visą tai, kas buvo, jie jau suprato, kad neveikia, nei velnio neveikia, net arti neveikia. Ir tada, kada
žmogus neturi įsitikinimų arba visiškai ateina kaip baltas lapas, tarkim, kaip buvo pas mane, o tada galima iš karto įdėti programą, aišku, jeigu tu moki, jeigu tu turi, jeigu tu gauni iniciaciją ir taip toliau, ten yra jau atskiras pokalbis, tu gali įdėti tokią programą arba suinstaliuoti tokią dievybę, galima būtų taip pasakyti, kuri toliau vairiaus to žmogaus tolimesnį gyvenimą. Bet daugelis žmonių, kaip tarkim, ateina ir sako, aš turiu 8 susilavinimus, arba vienas ten atėjo pas mane su 2 kilogramais sertifikatų, kad aš žinau, aš sakau, okei, žinok toliau, o taip apsisuk ir toliau eik ir žinok toliau. Su jais beviltiška dirbti. Nes aš visada sakau, jeigu atsiprašant už mano prancūzų, jeigu nesuveikia tas šūdas tau anksčiau, ane, kažkada tai kaip, jeigu tu jau, nu čia jau reikia, nu, logiškai, racionaliai pamastyti, ne, o paprastai, jeigu tu iš tų rezultatų, tarkim, ten, ką tu ten gavai iš mokyklos, universiteto, tėvų, ugdymo, knygų, video, dar kažko tai, jeigu jie nesuveikia ant tavęs, nu, tarkim, kokio 3-4 mėnesių, ne, čia yra pirmi skambučiai, mes klauk. Arba tau reikia kito mokytojo, arba tau reikia sumokėti, nu, žodžiu, tau reikia keisti taktiką. Bet jeigu, kaip pavyzdys, jeigu tu darai tą patį 20 metų, rezultatas per tos 20 metų buvo tas pats, ne, tai iš kur, vat, aš kaip žmonės sakau, ypatingai akademikus, ne, o tarkim, tie, kurie, nu, ten, žodžiu, sertifikuoti žmonės, ne, aš sakau, vat pasakyk man, iš kur pas tave yra mintis, kad ant 500 milijonų kartų to darimo veiksmo bus kitaip. Suprantate, ką aš turėtum pasakyti? Taip. Ir va čia yra didžiausia bėda žmonių tų, kurie tiesiog dėl įvairių priežasčių per įsitikinimus, kada jie sako, kad, nu, kaip pavyzdys ateina, sako, tavo metodas nesuveiks. Na, aišku, kad nesuveiks. Jeigu tu turi tokį įsitikinimą, nesuveiks. Ir jis suveiks tik tada, kada bus 2 variantai. Pirmas dalykas, kada tau tikrai skaudės. Ant tiek skaudės, kad tu laipėsi ant sienų ir sakysi viskas, aš pasiduodu, ateikit, išgelbėkit, taip toliau. Arba tu suvoksi, kad visą tai, ką tu ten darai, ir tie, kurie galbūt žiūrės video ir darys, jūs naujų rezultatų negausite. Tiesiog negausite. Ir tokiem žmonėms aš sakau, per gerai gyveni, tau neskauda, tu dar su manim nori pafilosofuoti. Kaip dažniausiai būna tokiu atveju, nu, kaip pavyzdys, ne, o kaip pavyzdys, o įsivaizduokit situaciją. Žmogus ateina pas dantistą, nu, jam tam biški ten skauda, biški, nu, toks biški diskomfortas, bet ateina pas dantistą ir sako, žinai, daktaras, aš žiūrėjau per YouTube, ten reikia ten raut dantį taip, ten dantį taip reikia, ne? Ir tu, žodžiu, pradžių man nerauk, ne? Ir ten, žodžiu, tu ten man nuskisminuoji, ten padėk ir tu man dar pasaką kažkokią dar pasakyk, kad aš nusiraminčiau ir taip toliau, ir tada galėsi raut. Kaip daktaras pažiūrės. Nu, jam čia viskas tvarkoj, tai galbūt eik iš čia čiūšk, matai, eilė, čia vat yra, jau tie, kurie skauda, jam jau reikia. Tai, žodžiu, kada tikrai skaudės, mes tada, nu, ten pakalbėsim. Dabar tau neskauda, eik iš. Tau neįdomu, tau nereikia. Bet kada žmogus ateina, man skauda, žiauriai, labai skauda. Jis nėra tokio dalyko, dar reikia pafilosofuoti. Jis ateina ir sako, dantis va čia, kažkas ten yra, žodžiu, skauda jau 3 mėnesius, man reikia. Ir gali greičiau. Jis paima, ištraukia ir viskas. Vat ir viskas darbas. Po to būna tokių dar atvejų, kada klientai ateina ir sako, kažkaip ir greitai tu dirbi. Negali būti taip greitai ir taip toliau. Ir aš po to sakau, tai kaip tu nori, kad aš tau raučiau dantį per 15 minučių, ar tu nori, kad aš tau raučiau jį 15 metų. Tu ateini, aš ten biškį ten pakrūtinsiu, viskas tvarko, mes jau padarėm įžangą, ateini kitą kartą, aš išjudinsiu, toj palauk ir va taip. Tu taip nori? Ne, tai aš taip nenoriu, nu tai apie ką ir kalba. Jeigu tu moki dirbti darbą, duoti rezultatą, tai džiaugtis, kad tu gavai kvalifikuotą, greitą, komfortišką aptarnavimą. Po to žmogus sako, nu šiaip jo, nu aišku, yra tokių, kurie nelabai. Tai vat, jeigu grįžt prie pokalbio, tai pagrindinė yra situacija ir tie, kurie žiūrės video, supraskit, kad
Gydymas įmanomas per 15 minučių, bet gydymas neįvyksta ir neįvyks ir programas jūs pas mane nepapulsit, jeigu aš matysiu, kad jums neskauda ir jūs norit su manim pafilosofuoti, papasakot savo istoriją, kaip jūsų ten situacija, kaip jūs ten buvot Mėnulio žvaigždė, visatos valdovas ir taip toliau. Tai be šitų istorijų kalbėkit ir jos pasakot ten kažkam kitam, man tas neįdomu. Ir tada, kada tikrai jūs busit pasiruošę, kada aš matysiu, kad jūs su savo įsitikinimas kažkaip galėsite ten ant stalo tai pakuldyti ir sakyti viso gero, tada galim. Tai va, ką jūs galėtumėte apie tai papasakoti ir pakomentuoti ir pasakyti dar video, kurį žiūrės žmonės. Tai visą tai, ką pasakėte, yra tiesa. Iš tikrųjų, aš pati, kai pasakojot apie tą dantį, prisiminiau, kad dirbant mokykloje tikrai skaudėjo dantį ilgai, bet dar kentėjau ir galiausiai vienos pamokos metu man taip jau suspaudė, kad man buvo vienodai, kas rausdantį, kada rausdantį. Man buvo svarbiausia, kad mane išlaisvintų iš to skausmo. Ir kada aš nuvykau į Žalgirio kliniką, tai papuoliau, nes buvo ekstra tikrai atvejais, aš jau ten ir raudojau, ir klikiau, ir galvas skaudėjo. Man išnarino žandikaulį, nes reikėjo rauti protinį dantį. Bet man tai buvo visai nemotais. Kas raus, kad ten buvo didelis vyras su didelėm rankom ir dėl to jam teko išnarinti, kad daitų iki to danties. Tuo metu tu atiduodi viską. Tai turbūt tas žmogaus skaudulio subalansavimas arba to skaudulio galiausiai skausmo to aukščiausias pikas yra, kaip pasakyti, tikrai geriausias variantas gydyti tada, kaip tas jūsų pavyzdys to dančių, tai tikrai buvo geras. Ir tu nori išrauti ir kaip aš iš savo pozicijos žiūriu iš tikrųjų, tai aš vaikščiojau, aš gyvenau, aš nesakau, kad aš negyvenau tuos 34 metus, aš vaikščiojau, gyvenimas mano tęsėsi, jis nebuvo labai blogas ir nebuvo ten tobulas ir taip toliau, bet tas skausmas nuolatinis, kol galiausiai tu supranti, kad yra galimybė negyventi skausme, nes tu kai gyveni kiekvieną dieną, tu prie jo pripranti. Ir tai tampa tavo, tarsi toks gailesčio kažkokio tai savęs gailėjimo momentas, bet tu supranti, kad galiausiai tu netikėtai užsijoji ant žmogaus, kuris tavo net kūną sako, kad pabandyk šitą, pabandyk. Tai taip šiuo atveju mano ta kelionė iki regresinės hipnozės buvo tikrai ilga, tai nebuvo laba diena, štai ir aš. Bet visi tie jūsų išdėlioti argumentai ir pavyzdžiai pasakyti labai paprastai, jie yra 100% teisingi, nes kitaip tu negalėsi padėti žmogui, jeigu jis norės pafilosofuoti, o pabandyti paieškoti. Tai iš tikrųjų pasakėt visišką tiesą ir aš patvirtinu. Jeigu taip jau gaunasi, kad iki manęs žmogui reikia šiaip padirbėti, jis turi bent jau, kad pokalbis kažkoks tai, bent jau kažkoks tai įvyktų, žmogus bent jau turi kažką tai padaryti. Nes vieną kartą viena moteris paskambino, sako, laba diena, pas mane yra, didžiausia problema tame, kad, žodžiu, brolis numirė nuo tos skambučių, kada mes buvom kalbėję, kaip 3 metus, ir dėl įvairių priežasčių, yra nemalonus dalykas ir jie žymiai vyko pablogėjimas ir jį save kaltina tik dėl to, kad jo neišgelbėjo. Tiesiog neišgelbėjo. Ir aš patau pasakiau, ką tu spėjai padaryti. Per tos 3 metus, ne? Taip, per tos 3 metus. Jeigu tau skauda, tai reikia kažką tai daryti. Sako, aš kaip, aš nuėjau į bažnytėlę, kaip su mama, taip susirašiau, taip lūpas, taip, aš pastačiau žvakę ir aš manau, to užteks. Sakau, wow, okei, bent jau 1000 pastatyk žvakių, tada galbūt galėsim kažką tai, tam kažkokį pokalbį, bent jau pratesimą turėti, kaip pavyzdys. Nes žmonės visiškai nesupranta, apie ką aš kalbu, ypatingai tie, kurie atėjo iš lauko ir ypatingai tie, kurie yra jauni. Dažniausiai yra taip, nes jie nemoka identifikuoti, jie nemoka matyti, jie nemoka
ir neturi suvokimo, kiek kainuoja gyvenimas, kiek kainuoja laikas, kas vyksta ir apskritai, kaip turi būti. Jie net nesupranta. Aš tokius žmonės vadinu, jie yra nemirtingi. Suprantate šitą žodį? Nemirtingi žmonės, tie, kurie turi belė kiek laiko. Sakau, šiaip gerbiamasis, o pas tave ką, pas tave spintų dar 7 gyvenimus dar turi atsarginius. Kad tu tai kažkaip tai ten reikia pagalvoti, reikia pažiūrėti, nesu tikras, tikriausiai, galbūt. Ir kada žmonės o taip ateina ir sako, ir aš noriu. Hipnozė, oi, kaip gerai, ir aš noriu. Nu, tai tu iki hipnozės, tu tai, nežinau, bent jau paskaityk, tarkim, nežinau, 50 knygučių, gal 100 knygučių paskaityk. Praeik pas psichologus, ten praeik gongus, bent jau kursus ten kažkokios astrologinius užbaig. Pas jogus nuvažiuok, pavaikščiok bažnytėlę, kokius, nežinau, bent jau pusę metų. Pažiūrėk, kaip ten viskas vyksta, kaip pavyzdys. Tu turi kažką tai padaryti. Nes jeigu tu nieko nepadarai, kaip jūs manote, ar bus pagrindas su juo apie kažką tai kalbėti, ar įmanoma jį išgydyti? Kaip jūs manote? Net aš skaitau, kad ta kelionė, kurią tu nueini, aš vėl nelendu į kitų žmonių gyvenimus, aš remiuosi į savo gyvenimus. Kai tu įsivaizduoji, kad tu eini per gyvenimą ir yra milijonas durų, kambarių, ir tu nežinai, kuriam kambarį tu rasi tą variantą. Tai aš dabar žiūriu į savo gyvenimą ir galvoju, toj situacijai su atsisveikinimu su anksti mirusia motina, tai aš nežinau, turbūt atidariau kokių 100 000 durų, kaip jūs sakot. Ir visos aš ne tik atidariau, aš įėjau į tas kambarius ir ten pasisukinėjau, pabuvau, ir gal tuo momentu ir yra geriau, bet tu išeini ir vėl toliau eini ieškoti. Ir aš nežinau, jeigu aš būčiau sutikusi jūs praėjus 5 metam, 3, ar aš būčiau pasirengusi, ar aš sugebėčiau priimti, kad pataikiau tinkamas duris. Čia sudėtinga. Tai dėl to tas toksai, kaip pasakyti, kad tu galėtum įvertinti tai, ką tu gauni, per tas 15, 30, 40 minučių, tu turi praeiti tikrai, kaip jūs sakote, ir gongus, ir negongus, nes kiekvienas mes renkamės turbūt savitą kelią ir plus dar nepamirškim, kad mes laiką galvojam, kad mes viską patys padarysim. Nes, aš biškai paklausysiu, pamedituosiu ir staiga man ateis nušvitimas ir aš rasiu problemos sprendimą. Bet tu, kaip pasakyti, vis tiek, kaip bebūtų, tu negali to padaryti savarankiškai, kad ir kokie durų kambariai atidaryti. Žiūrėkite, aš jums pasakysiu ir visi tie, kurie žiūrės video, pirmą pamoką, kada eiti iki tokio lygio žmonės kaip aš, tarkim, su tais kolegoms, su kuriuo aš taip pat dirbu, pirmas lygis arba pirma pamoka suprasti, suvokti, o ne ten teoriškai kažkaip ten išmastyti, tikriausiai taip, bet suvokimą turėti konkretų, kad aš savo negalėsiu padėti, čia yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Suprantat? Tu tiesiog turi nuimti savo tokią karūną, o taip padėti, o taip paėmiau iš savo karūną, tai padedi ir sakai, aš nenoriu keiktis, esu toks ir toks ir toks, aš nesugebu savo padėti. Ir bent jau kartą gyvenime prisipažinti žmonės, tarkim, specialistai arba situacija, aš pripažįstu, aš esu toks ir toks ir toks, prašau pagalbos, man reikia pagalbos. Sutinkat su tom? Čia yra pirmas žingsnis. Ir šitą pirmą žingsnį mažai kas sugeba praeiti, nes kai kurie užstringa, aš pats, aš galiu, ypatingai moteris, kurie taip, tokie labai tokios plonytės, ne? Bet su tokiu aš galiu, iš kur ten balsas ir kodėl žmogus taip jaučiasi ir kodėl taip yra, aš žinau nuo ko. Bet jeigu tokia maždaug nupieš tokią paveiksliuką, ne? Aš galiu, aišku, vyrų jie kaip taisyklė neturi, gyvena 5. aukšte be lifto,
remontą reikia, o kas darys? Nu, aš darysiu, nu, kas dar, nu, niekas, aš pats savo padedu, paimu cementų ant vieno, pieno, taip, ant antro ir, va, taip, pirmin atgal. Ai, nieko tokio ten, iššoks man šitas Išvarža. išvarža arba stuburas ten iššoks, neiššoks, ai, nieko tokio. Svarbu, kad aš galiu ir aš nenoriu keiktis, jums įrodysiu, kad aš galiu. Ir tokių žmonių yra belekiek. Sėdi, o taip į galvą, trenkėsi su siena, ten viešpatį, ten padėk, ten atleis, kiti ten medituoja, ten dar kažkas, tai kiti ten dar kartą. Ir pagrindinis dalykas, aš pats tą padarysiu. Ir tokiam durinystam patikėkit, kiek man teko būti, tai kai kurie iki šiol 30 metų ten daro savo ten ritualus, negali net tame pripažinti. Žmogus vaikšto, ne, kaip pavyzdys, nu, ne pats seniausias variantas, pavardžių neminėsiu ir komusimą aš neminėsiu, bet esmė yra tame, kad aš, karūna, aš esu pasaulio valdytojas, 1000 eurų net neuždirba, vaikšto su skeletom trusikais, turėjo jau kokius 3 skyrybas, kaip pavyzdys, ne? Kas ten dar buvo pasi skyrybas 3 su skeletais trusikais, neuždirba net 1000 eurų ir, nu, ir žodžiu, su visom pasiekmėm. Esmė yra tame, kad čia jūs žmonės, nenoriu keiktis, kad jūs prarandat galimybę su manim pabendrauti. Aš esu didžiausias mokytojas. Jūs turite pas mane ateiti, o ne aš pas jūs, kaip pavyzdys. Ir iki to daeina, kad žmogus sėdi jau kiek ten, jau 30 ar ten kiek metų sėdi vienybei ir ale svajoja, kad jis ten kažko tai taps. Įsivaizduojate, kokia čia beprotystė? Čia, sakau, čia yra iš tikrųjų, yra, kaip čia pasakius, nu, visiškai nejuokingi dalykai ir tą pripažinti, pamatyti yra iš tikrųjų yra labai nelengva. Ir kol žmogus tą nesuvoks, jis šansų net neturės. Tiesiog šansų neturės, tiesiog paimti ir neturės. O čia yra viskas nuo to priklauso. Ir po to sako, kad aš pas mokytojus neįsiu, man tas netinka, šitas netinka, anas netinka ir šitas nelabai, o ten fizionomija netinka, o ten filosofija nelabai. Suprantat, jis dar, kaip pavyzdys, galima sakyti, kelia reikalavimus arba jis turi drąsos sakyti savo, kad man mokytojai va tokio va, reikia ir va, nu, jeigu to nebus, nu tada aš nedarysiu. Nenoriu keiktis, tai tu ir išvilk. Ir sėdė žmonės, va taip sėdė, metų mes sėdė ir sako, kas čia tokio negerai? A kodėl mano gyvenimas neveikia? A kas įvyko? Nenoriu keiktis, tu šitą va, nuimk karūną va, nuo savęs ir sakyk, žmonės, man reikia pagalbos, aš duobėjai, va, matot, pas mane trusikai su skylėm, kaip pavyzdys, ne? Žmonės, matot, aš neuždirbu. Jūs visų jau su paršai važinėjate, tarkim, ten namuose gyvenat, namą turit. Aš Chruščiovkį gyvenu. Nu, taip vadinama. Tai bent jau, nu, aš pasakysiu, nu, galima kažkaip surasti išeitį. Suprantat? Net ir to nėra galimybės jam užduoti neateina, nes, sakau, aš. Įsivaizduojat, kas čia toks dalykas vyksta? Ar nelabai? Ne, viskas aišku, aš sutinku. Iš tikrųjų, daug dalykų slypi nedaug, o daug milijonas turbūt mumise ir mūsų nusiteikime ir mūsų sprendimuose. Mhm. Tai vat yra toks dalykas. Dabar, jeigu galima, mes užeisim iš kitos dar pusės. Galite biškį papasakoti, jeigu galima, jeigu jūs, nu, tiesiog norėtumėt papasakoti, kiek turite išsilavinimų, ką jūs skaitėt, kokiu pasiekimu jūs pasiekėt, jeigu nepaslaptis. Tai dabar šiuo metu tai bus, tuoj suskaičiuosiu, mano 1, 2, 3, 4 bakalauras, tikiuosi bus sėkmingai pabaigtas sausį. Turiu magistro laipsnį Riomerio universiteto.
esu baigus ir filosofijos, ir etikos, ir teologijos studijas. Skaičiau, dabar mažiau skaitau, tikrai daug. Kaip jūs sakot, atidarinėjau labai daug durų, sertifikatų turbūt irgi būtų apie 2 kilogramai, jeigu ne daugiau. Iš tikrųjų, rašiau programas ir visai Lietuvai mokymo, švietimo. Esu mokytojas metodininkas buvęs, bet jau tuoj 10 metų, kai jau nebepraktikuoju mokykloje. Šiuo metu ir esu medicinos srityje. Ir tikrai galėčiau pasakyti, kad aš nežinau bendrai. Aš nežinau, kaip susiklostytų mano gyvenimas, jeigu ne tie visi mano mokslai, ne tie visi mano sertifikatai, nes greičiausiai kiekvienam susitikime, jeigu tu esi atviras ir kaip vaza, galima į tą vazą kažką įdėti ir išsinešti. Tik tai, kiek tu po to panaudos ir kiek tai atneš tau pridėtinės vertės ir naudos. Netgi ir apie tą regresinę hipnozę aš informacijos skaitinėjausi, žiūrinėjau, praktikumus esu žiūrinėjusi labai daug ir YouTube'ai, ir šiek tiek, tiesa, turiu Theta Healingo 1 lygio sertifikatą, taip kad negali sakyti, kad aš nepasivaikščiau tarp tų durų. Bet aš suprantu, kad lyginant su tuo, kur aš vaikščiau ir lyginant, kaip viskas įvyko susitikime su jumis, tai tada, realiai, daug laiko išvaiščiau. Tikrai galima buvo viską padaryti paprasčiau, bet iš kitos pusės mano kitas aš sako, kad gal tai ir buvo tas kelias, kad tu įvertintum tai, ką dabar gavai. Nes jeigu aš gaučiau iš karto, nežinau, tada gal eičiau per gyvenimą su ta karūna užsidėjus ir sakyčiau, aš viską galiu. O kada tu perėjai tą kelią, aš ir dabar suprantu, kad čia mano nuopelnas nelabai ir yra didelis, kad čia yra vedlio, tai yra mokytojo šiuo atveju, arba to buvėjo per tas 15-30 minučių tinkamas palydėjimas. Nes aš galėjau ir toliau sėdėti, gulėti ant to jūsų minkšto fotelio, įsitaisiusi puikiai, su servetėlė rankoje nusivalyti ašaras, bet jeigu nebūtumėte tinkamoje vietoje, tinkamu laiku pasukėjojas į vieną ar į kitą pusę tos istorijos, tai ir rezultato nebūtų. Tai vėlgi grįžtam prie to pačio taško, kur tu bevaikščiosi, vis tiek reikia pareiti. Ir reikia pareiti, ir reikia kito žmogaus. Tik tai esmė tokia, kad mes sutinkame per savo gyvenimą labai daug žmonių, tik tai vadinasi netinkamoje vietoje, netinkamu laiku, iki tol, kol sutinki tinkamą žmogų, tinkamoje vietoje ir turbūt pagal visatą tinkamu laiku. Jums pasakyt paslaptį? Sakyk. Jums asmeniškai. Žinote, jau dabar jūs sakėt, kad jūs prasivaikščiot kiek ten 100 000 durų, ne? Kažkur tai galima sakyti. O žinote, kad tos durys jūs pati sukūrėt? Gali irgi būti. Nes jeigu mes grįžim iš to, ką jūs jau kalbėjote, ne, kad aš turiu įsilavinimus ant tokio 2 kilogramus, jeigu jau dabar klijuočiau sieną, tai būtų kaip jo, išsitapetuočiau drąsiai 18 kvadratų. Tai kaip čia vietoj tapėtus. Žodžiu, reikėtų tapėtų, jeigu ką, ne? Ir dabar kitas dalykas, tai jūs sukūrėt tos durys. Ir dabar kitas dalykas, ar reikėjo jums taip sukurti? Ar apskritai tie mokslo, ne, ypatingai kada jūs jau praėjot ir suvokėt, ar jie apskritai reikalingi? Ar reikalingas, tarkim, aukštas įsilavinimas? Ar jis būtinas? Ar jis daug kas sprendžia? Kaip jūs galėtumėte įvertinti tokius dalykus? Aš negaliu atsakyti į šitą klausimą dėl to, kad aš negaliu išsinerti iš savo dabartinės patirties kūno. Ir tam rezultatui, kurį mes pasiekėm kartu, išsilavinimas nereikalingas. Ta aš teigiu drąsiai. Bet galbūt, jeigu aš būčiau tik tai baigusi vidurinę mokyklą ir likusi savo gimtajam mieste, dirbusi parduotuviai pardavėja ir turėjusi šeimą ir auginusi karvytę veršiuką, aš niekada ir nebūčiau atėjusi iki jūsų. Nes mano pasaulėlis ten ir būtų užsidaręs ir man būtų užtekę to.
Tai mes turbūt čia kaip tam kubike Rubike galim žiūrėti iš įvairių pusių. Tai buvo mano kelionė tokia, bet jeigu grįžti prie to mūsų susitikimo ir to pagijimo, pavadinkim taip, išėjimo iš tos situacijos, su kuria aš gyvenau tiek metų, tai čia nieko bendro su mano išsilavinimu neturi ir jo nereikia. Tai galbūt išsilavinimas duoda tikslesnius žodžius apibūdinti matomai situacijai, žodžių žodynas galbūt platesnis, jeigu žmogus išsilavinęs nebus toks skurdus bendraujant su vedliu. Bet iš esmės tikrai ne. Išsilavinimas šitoj vietoj pasveikimui neturi jokios įtakos. Aš taip galvočiau. Bet aš neatsižadu savo mokslų, dėl to, kad jie mane padarė tokią, kokią aš esu. Žiūrėkite, jūs sutinkat su tom, kad, kaip aš jums sakiau, jūs pati tos durės sukūrėt. Aš galvočiau, kad galbūt ir pati. Nes man buvo smalsu, aš vis norėjau. Bet ar aš norėjau gauti galutinį rezultatą, va čia klausimas. Okay. Gal aš norėjau tik pasmalsauti. Ar jūs sutiktumėt su tom, kad visa tai, kas, tarkim, pas jūs įvyko ir tie žmonės, kurie žiūrės video, pas jūs taip pat garantuoja vyksta tas pats, kad visos problemos yra nuo mūsų galvos. Nu vėl prie to paties. Sutinku. Nes jeigu tu įsileidi mintį ir leidi ją išbujoti, išleisti šaknis, tada jinai dar išleidžia atžalas ir čia vat elementarus, man patinka jūsų pavyzdžiai, todėl ir aš pasakysiu. Vos tik tu važiuodamas pagalvoji, kad vat gali atsitikti nelaimė, yra du keliai. Užblokuoti mintį ir neleisti jai ir, kaip sakau, visą tai atšaukiu ir negalvoti apie tai. Arba įvyks nelaimė, atvažiuos policija, atvažiuos greitoji, dabar aš susilaužysiu, paskui gal dar numirsiu, paskui reikės man sumokėti. Ir tas rutuliuosi, tai iš tikrųjų viskas yra čia. Tai iš tikrųjų visos problemos yra realiai nuo minčių, nuo galvos, nes ir mano ta pati, sakykime, problema, aš visada savo per tuos 34 metus kėliau klausimą, tai kodėl taip atsitiko su mama, kodėl jinai galėjo gilukti ir tą pusvalanduką, kol aš atgrįšiu iš mokyklos ir atsisveikinsiu su ją. Aš jau neturėjau priežasčių, kad jinai numirė, kad aš nespėjau su ją atsisveikinti, kad tėvas manęs nepaėmė, liepė eiti į mokyklą, paėmė mano tik vyresnę seserį, kurią leido atsisveikinti. Tai čia va tų minčių, kodėl, nes tu pati susikuri tas mintis galvoje. O problema buvo visiškai kitaip išspręsta. Tai čia yra tie dalykai. Tai va, aš jums atsakysiu klausimą ir jūs galėsit patvirtinti, ar tiesą sakau, galbūt aš pataikysiu vėl eilinį kartą. Aš tiesiog moku pataikyti taip netyčia labai dažnai į tą pačią vietą. Ar jūs sutiksit su tom, kad visi šitie išsilavinimai, ieškojimai, zigzagų visi šitas kelias, tarkim, be išsilavinimo, religija, joga, tarkim, astrologija, ten visokie ideologiniai visi šitie dalykai, jie žmogui reikalingi tik dėl to, kad jis galėtų savo įtikint, jūs mane girdite, ne? Kad jis galėtų savo įtikint, kad aš galiu gyventi geriau, aš leidžiu savo gyventi. Ar galit su to sutikti? Ar labai sudėtinga klausimą dabar? Čia sudėtingai sumalė. Gerai, aš jums paaiškinsiu tada iš savo pusės, kad jums nereikėtų. Esmė yra tame, kiek aš turiu patirties, negi jūsgi pati pasakėte, kad išsilavinimų nereikia. Tai tos metodikos visos gali išmokti net vaikas. Bet mes turim problemą su savo galva arba su savo protu, kuris mums neduoda, neleidžia, yra daug kitų dalykų. Ir kada dirba tik protas, jau iškart galiu pasirašyti, garantiją išrašyti, kad tikrai yra skausmas žmoguje, kuris jis nenori justi ir šitas skausmas yra neįspręstas. Ir jis įvairiais būdais, jeigu jam tikrai skauda, jis ieško variacijų, kaip prie to skausmo prieiti. Ir dažniausiai taip jau gaunasi, mes atitinkami žmonės,
kaip čia pasakius, iš mūsų teka kraujas, pas visus teka kraujas, kitaip tariant, mes visi ne kyborgai, mes žmonės, kaip pavyzdys, kažką jaučiam ir taip toliau, ką mes galim interpretuoti kaip taisyklė per smegenis. Mes ieškom būdų įvairiais būdais, kaip prieiti prie tos problemos. Ieškom, va taip, va, vieni sukuria, kad tarkim, kad mano gyvenimas pagerėtų, kaip man reikia daryti. Supratau, 3 aukštus jūs gausit. Ne dėl to, kad jis dirbs pagal tą profesiją, o dėl to, kad jam būtų leidimas, kad jis kada jis pasieks, jis pasakytų, pasiekiau. Ir kaip taisyklė ateina iškart jausmas. Kur mano laimė? Man geriau pasidarė. Tai ką reikia toliau daryti? Prisiminiau, dar 3 reikia. Aukštus įsilavinimus. O tada, kada dar 3, tada aš įkopsiu ir tada gal suvoksiu. Čia yra žaidimas su savim aplink tą skausmą, kad, nenoriu keiktis, kad žmogus suvoktų, kad yra labai viskas paprasta. Tu imk ir gyvenk savo gyvenimą, bet žmonės kankina, jie vaikšto ratais visaikiais, tarkim, vieni eina per įsilavinimą, kiti eina per kitą dalyką, kad žmogus, tarkim, turi įsitikinimą, kad jis turi pradirbti labai sunkiai fizišką darbą su krauju ir prakaitu, tada jis galės turėti galimybę leis savo gyventi. Bet jeigu jis to nepadarys, jis šansų to neturės. Suvokėt, ką aš turiu tom pasakyti? Jums dabar aiškiau ar nelabai? Aišku. Ir mes gaunam aukštąją arba dar kažkokius veiksmus, mes tam tikrus darom ne dėl to, kad mes dirbsim pagal tą specialybę. Nieko panašaus. Mes ieškom sprendimo būdų, kaip mes tą galim padaryti. Ir vieni sansaros rato arba toj kipo jau stringa, ne, vieni vaikšto, o taip pastoviau, o taip ratų mes vaikštom, o kaip įdomu, vienas aukštasis, o antras, o trečias, ir kažkaip tai, aš kažką pradedu jūsti. Jeigu to jie nepadarytų, be šansų nieko nebūtų. Bet jie patys tą sukuria. Čia yra, galima sakyti, galinėjimasis su savo protu, kad įrodyti savo protui, kad aš galiu. O klausimas dabar, jeigu jūs sekėt mintį, o to reikia. Ar reikia to? Kaip jūs manot? Spaudžiat mane į kampą. Į kokį kampą? 5, 4, 3? Iš esmės, sutinku su tuo, kad tie popieriukai, sertifikatai ir kiti dalykai nepriduoda laimės. Ir kad galbūt žmogus, kuris gyvena savo tam mažam nedideliam pasaulėlį su 1 arba 2 durim, yra laimingas, nes jam to užtenka. Supratote, ne? Kad to nereikia. Žmogus pats sukuria problemą, ją įvykdo, skausmas lieka ir žmogus sukuria naują problemą. Kad tik neįti tą skausmą, kad neįti tai, kuris užstrigo. Jis bijo, nes iš tikrųjų čia yra nelengvas dalykas ir čia yra pagrindinė priežastis, kodėl žmogus negali savo padėti. Jis negali. Tokia gamta, taip sudėta, negali, tiesiog negali, yra toks žodis, negali, paprastas, pabrauktas, negali. Ir kol tu neatsikratysi šitos nesąmonės, pagalbos neturėsi, turėsi 16 aukštų įsilavinimų, 20, bet tu negalėsi, tau nebus leista, nes pas tave yra žodis, negalima, negalima. Bet iš tikrųjų galima viską paprastai pasiekti. Kaip jūs sakot, galima išrinkti 100 000 durų, o galima 1. Teisinga, laiminga, sėkminga ir taip toliau. Ir formulė yra tame, kuo protingesnis žmogus, tuo jis yra nelaimingesnis. Ar sutinkat su to žodžio prasme? Dėl to, kad jo kietajam diske tai yra čia, yra per daug informacijos ir jis nuolat lygina, tyrinėja ir taip toliau. Ir vėl leidžia tas mintis į apyvartą ir taip susikuria dalykų, kurių galbūt tikrai nereikia. Tai va.
Tai ir formulė tokia, kad kiekvienam aukštas arba kažkoks pasiekimas, arba tai, kad žmogus tikrai vertina, kad tarkim aš dirbau 12 valandų į dieną 20 metų, jam yra iš tikrųjų pasiekimas. O kitam sakys, kad tu durnas, ar ką. Aš nedirbu, man gerai. Man nereikia, tarkim, kaip pirmadienį ten į autobusą taip greitai save taip įlipinti, taip įmesti, taip, ne? Kaip anksčiau, ten durys atsidaro, kaip anksčiau buvo labai senais laikais, ir nugaros stovi. Ir ten per tos nugaras bandai prasibrauti ir davažiuoti ten ir taip toliau. To nereikia. Kaip pavyzdys. Ir gaunasi taip, kad tiesiog to nereikia. Ir taip jau gaunasi, iš tikrųjų labai daug priklauso, kaip ir kokia buvo tavo vaikystė ir kokie tavo tėvai. Nes, va, tarkim, tą, ką jūs jau išgirdot, patyrėt, jūs suvokėt, kad čia yra milijonierių technikos. Jo, jūs tada kalbėjot daug apie tai. Jūs suvokėt šitą dalyką, kad čia yra milijonierių technika. Jo. Ir jūs tikriausiai matėte daug kartų, kad buvo tokiu atveju, kada, toks, galima sakyti, visas tas veidas, ne? Ir dažniausiai žmonės, kuriem iš tikrųjų yra labai blogai, mato į tą veidą ir sako, nenoriu keiktis, kvadratinis veidas, su spogais kažkoks netoks, o milijonierius. O aš turiu ir skaityti moku, ir dainuot moku, ir šokt moku, ir organizuot moku, viską moku, ir 1000 eurų negaliu uždirbti. Suprantat? Apie ką mes kalbam, ar nelabai? Jo, viskas taip. Mesgi aptarėm tą jau. Ir gaunasi taip, kad viskas nuo to viskas yra atsiremia. Būtent nuo visų šitų dalykų. Aš tau leidžiu, nes pas mano mokytoja yra pažįstamas dėmesio, pažįstamas, aš manau, jis tikrai nemelavo, pažįstamas, kuris dėmesio skaityti net nemoka. Girdėjote? Ar nelabai? Ne, tai aš sutinku, kad tada jame ir tų minčių, kurios suktųsi galvoje, yra žymiai mažiau, su juo yra žymiai paprasčiau ir jis nekelia klausimų tokių, kuriuos keliame mes su savo filosofijom, etikom, moralėm ir savo žiniom. Skaityti nemokam milijonierius, jachtų gyvena normaliai ten. Ten į Milaną, Madridą, Ameriką, ten, nežinau, Braziliją, o tai, man gerai. O kiti vaikšto su prakaitu ir su tokiu agresyvų veidu. Oi, šitie milijonieriai, aš sudraskysiu juos. Arba kaip, tarkim, man komentarus visokius rašo po visų šitų video, ten nenoriu keiktis, nenoriu sakyti, kaip ten jie sakė, bet, žodžiu, ten negeras, kam tam šitie diplomai, kas tu esi toks, o šitą pažiūrėk į save, čia netikiu, ateis robotizacija, kad, tarkim, šitą, kad pasąmonių nebus, kas ten dar sakė, kad čia vėlgi, čia tik protas pas mane, kad pas mane karūna yra ir taip toliau. Suprantat, čiagi jie susierzino. Jie tiesiog mato ir supranta, kad jie to neturi, ką jie mato. Ir jie nesuvokia, kodėl taip netyčia paukščiukas išeina ir sako kažkokį nesąmonę, kuri pati jie nesuprato, ką jie pasakė. Suprantat? Sutinkat su tom? Jo, iš tikrųjų pasaulis tikrai yra gana sudėtingas ir jeigu grįžti vėl prie mūsų susitikimo, nes aš vis grįžtu prie savo patirčių, tai tikrai, nėra ten viskas taip sudėtinga, kaip mes viską piešiam. Bet turbūt ir turim tą visą laiką praeiti ir man tas jūsų pasakojimas apie tas vielas nuo neturtingų ir turtingų tikrai irgi likęs minty ir aš vis atsuku jį ir mąstau, tai vėlgi
peno daug jumise tikrai pamastymų, jūsų tie pavyzdžiai tikrai verčia savo atsakinėti į daug klausimų. Atsiprašau, apie vėlas kokias, apie 3 norus, ne? Jo. Nu, bus proga, galbūt kada nors pasakysit, parašysit. Bet čia iš tikrųjų yra tiesa. Ok, jeigu mes tada pasuksime į kitą pusę, galbūt žiūrovam bus įdomu sužinoti, kas buvo ir kaip dabar, ir kokia buvo programa ir nuo ko įsigydėt. Galite trumpai papasakoti, kaip dabar jaučiatės, kas vyksta ir kas pasikeitė? Net nežinau, čia mes apie tą gėdos jausmą kalbame, ne? Kaip jūs sau leisite, kiek jūs norite paviešinti save? Kaip buvo ir kaip dabar? Nuo ko gydytės? Kiek laiko gydytės? Nu ir panašiai. Tai aš labai tada trumpai ir kompaktiškai, tai kadangi mes su tavim, Ruslanai, susitikom dėl 3 mano tokių skaudulių, tai pirmasis buvo mamos skaudulys, apie jį aš aišku galėčiau tikrai daugiau atvirauti, antrasis mano angelai sargai, nes aš labai norėjau su jais turėti susitikimą ir ačiū už jį, nes tikrai juos jaučiu nuolat. Ir trečias tai buvo mano toks didžiausias turbūt irgi skaudulys iš to 3-etuko, tai yra mano amžina kova su viršsvoriu, kur irgi tęsiasi labai daug metų ir iš tikrųjų daug darbo ten įdėta ir iš medicininės pusės, ir iš vaistažolinės pusės, ir sporto pusės. Tai yra, kaip aš sakau, vėl tas 100 000 durų buvo atidarinėtas. Rezultato kaip po tokio, jisai būdavo trumpalaikis visada. Ir su tavim mes praėjom tą visą kelionę greitai ir sudėliojom viską į taškus, kad tai yra būtent mano vaikystėje, darželio laikų, maždaug man buvo 3-4 metai, patirtas gėdos, net ne gėdos, nežinau kaip įvardinti, tai yra dėmesio stokos ir jo to dėmesio išsireikalavimas per gėdos jausmą sukelt, kažkokį tai veiksmą atlikti, kuris yra gėdingas, bet tuo pačiu metu atkreipiamas dėmesys į tave dėl to, kad tu jį padarei. Ir tas gėdos jausmas gyveno, įsileidau aš jį 3-4 metų, jis augo, didėjo, gyveno ir visą laiką kartu buvo su manimi. Mes atėjome iki to, kad jis naudodavo 83% mano visos energijos. Ir šiai dienai, kai mes jau baigėme susitikimą, mes susidėjome taškus visus ir šiai dienai aš procese esu, tai yra turim beveik savaitę, nepilną turbūt, nepilną savaitę, aš tikrai nesakau, kad aš jau esu čia be galo balerina, bet aš bent jau girdžiu savo organizmą ir aš galiu klausyti ir girdėti, kad mano energijos lygmuo pas mane yra didelis, nepriklausomai nuo suvalgyto maisto kiekio. Tai yra, aš nenoriu valgyti, bet aš turiu sočiai energijos, mano nuotaika gera. Jeigu taip labai trumpai, aš tik išlipau iš lėktuvo, lagaminą įsinešiau į namus, pasiėmiau kitą krepšį ir sėdau kelioniai 500 kilometrų į Lenkiją. Ten praleidau intensyviai 3 dienas, grįžau vakar, išlipau iš automobilio, persėdau į kitą automobilį, vėl važiavau su reikalais. Tai iš tikrųjų galiu pasakyti, kad turbūt po geros 10 dienų tai buvo mano pirma naktis šiandien namuose, bet aš turiu pilną energijos ir po mūsų pokalbio aš keliauju, turiu daug planų dirbti ir tikrai energijos to sočiai. Savo tikruosius turbūt rezultatus pamatysiu, kaip ir Ruslanai sakei, po gerų 3 metų.
nes tai negali įvykti, atsiguliau į fotelį vienokį, atsikėliau kitokią, to niekada nebus, reikia taip pat suvokti, bet tiesiog manyje dabar nėra to kankinančio klausimo ir aš suprantu, kad visa medicina, kuri man prirašė keletą diagnozių, tiek Santaros klinikos ir taip toliau, ieškodamos priežasčių dėl mano viršsvorio, visa tai yra gerai ir gražu, bet dėja tai neveikia. Ir vaistais tai neišsprendžia ir tikrai reikia surasti va tą pagrindinę priežastį, iki kurios mes drauge dasikasėm. Teisingiau tavo vedimu mes nukeliavom iki jos ir tikrai pamatyti save 3-4 metų iš šalies mergaitę ir galėti ją apglėbti ir su ją pabūti, tai tikrai dideliai dalykai. Ir šiai dienai, sakau, mes turim turbūt savaitėlę su čiučiut, nepilną gal savaitę. Šiai dienai mano va tas energetinis blokas, kurį atrakinot, kurį išleidot, kurį gražinot, kurį parvedėt, nežinau net kokį žodį pavartoti, kurį parvedėt, tikrai jis yra ir tikrai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad turiu tokių nusistatymų, kad viskas bus gerai eigoje ir tikrai galėčiau už kokių mėnesio, 2-3 vėl pasidalinti, kas vyksta procese. Būtinai. Tai dabar, jeigu trumpai tariant, aš kaip suprantu, jūs turėjote didžiausią problemą ir didžiausią skausmą yra tame ir jis truko ne 1 metus, įsivaizduokit, ne 1 metus, ne 10 ir ne 20. Ne? Kad tiesiog jūs neatsisveikinot su mama, jūs negavot kažkokio tokio maždaug paskutinto žodžio, kad kažkaip tai jūs galėtumėt suvokti, kaip man toliau gyventi. Tikrai taip. Kaip pavyzdys. Ir tokių žmonių ateina dėl įvairių priežasčių, tarkim, nedavė atsisveikinti su mama, nedavė atsisveikinti su savo vaiku, ten su vyru, daug dalykų, ten su broliu ir taip toliau. Ir jeigu to nepadaryti, tai, kaip čia pasakius, tavo mintis užstrigs toje emocijoje visą likusį tavo gyvenimą. Tu kitų dalykų nepadarysi. Pas tave va čia, į tų užblokuotas, tai vaikšti kaip durmacijoj tokiu ir nesupranti, kas vyksta. Ar tiesą sakau? Taip. Tai va, mes šitai sprendėm, jau gavote, jau toliau, kaip čia pasakius, leidimą toliau gyventi. Ir kitas dalykas yra viršsvoris. Ir dabar dėl viršsvorio, tai greitų rezultatų dabar nebus, bet jūs suradot arba mes suradom pagrindinę priežastį ir dabar jūs gavot leidimą ir dabar jau galima sportuoti, dabar galima daryti ir jau nėra noro valgyti tai, ką anksčiau jūs valgėt. Tikrai taip, dėl šito tikrai aš galiu pasakyti, kad net, sakykime, laikantis režimo, aš savęs klausiu ir aš noriu valgyti ir aš tiesiog, kaip pasakyti, suprantu, kad dar ne dabar, dar ne. Tai iš tikrųjų, kaip ir aš minėjau, kad aš tikrai dariau daug dalykų, aš metus laiko ščirai kiekvieną savaitės dieną, skyrus šeštadienį, sekmadienį, ėjau į sporto klubą, po mokyklos, po pamokų, po 3 valandas, dirbau su svarmenimis ir mano formos keitėsi, bet svoris nesikeitė. Aš ir buvau ir bado klinikose, kaip sakau, ir tikrai galbūt kažkam atrodys ir pasakys paprastai, ką mėgsta pasakyti, mažiau valgyti ir viskas įsispręs. Tai čia, viskas tvarkoji, su visa pagarba, kad kūdumas laiduotų laimę, tai turbūt mes visi dėl to stengtumėmės. Taip, kad jeigu jūs esate labai lieknas, klauskite, ar esate labai laimingas, taip kaip aš esu stambi ir galbūt nelaiminga. Taip, kad nereikia čia bandyti ieškoti kaltų ir nieks jų neieško, čia kiekvieno mūsų dalykai, bet sakau, tu supranti, kad vis dėlto tai yra kažkokia uždėta programa, koduotė, kurią mes atradom, kur ta koduotė ir turbūt vėlgi tai yra susiję ir su tos mamos netektim, dėl to, kad tas paleidimas, leidimas gyventi, jis nebuvo duotas. Dabar aš jau gavau jį ir aš suprantu, kas tai yra, aš ramioj sąžiniai, ramioj būkliai, ramiom emociniam fone, nes aš sugebėjau atsisveikinti su mama, jinai sugebėjo ir leido
man išeiti, paaiškino kas, kodėl, kaip ir aš nesijaučiu kažkokia vargšė, vargana ar dar kažkokia tai, nes tikrai buvo toks momentas mokykloje, 9 klasėje aš nekenčiau visų savo klasiokų, dėl to, kad jų mamos yra, jų šeimos yra, o mano nėra. Tai čia jau būtų atskirai diskusija apie tai, ką išgyvena ir dėl to mano patirtis dabartinė yra visai kitokia, dėl to aš tikrai galiu pasakyti, kad ieškokim viso ko priežasčių savo išgyvenimuose, vaikystėje ir savo programuose, kurias uždėjom. Ir kada tu iš šono matai, tau 3-4 metai darželį, iš tikrųjų išgyveni tam tikrą programą, kuri lieka įsida ir auga kartu su tavimi. Tai čia yra kitas dalykas. Taip, tai va, tai jūs sutinkat po sesijos, jūs dar ir atgaminot mamą ir turi dabar mamą ir ryšį su mama. Taip, man dar labai patiko, žinot, tas momentas, kad aš turiu tuos 3 raktus, pamenat, simbolinius ir aš juos turiu širdyje giliai ir man tie mūsų susitarimo ženklai tiek su mama, tiek su mano šeima, tiek su mano angelais, sargais, jie man yra kaip, nežinau kaip pasakyti, kaip dopingas, nepiknaudžiauti juo, bet žinoti ir nusikelti į tą, kurią užrakino tą emociją gerą. Tai tas irgi yra kaip varomoji jėga, iš tikrųjų. Tai va, tai po sesijos dar gavot mamą, o kitas dalykas dėl jūsų praeities tokių dalykų, dabar jūs supratot, kada jūs praėjot gydymo programą, ne, kad jūs ten sportavote, ten bėgiojate, darėte, jūsgi matėte, kaip demonais iš jūsų juokiasi. Atrodė tas momentas, kad realiai, tu daryk viską, tau vis tiek nepavyks, nes viskas yra, aišku, mes dabar esam tokiam laikmetį, kad galbūt ir tie, kurie žiūrės įrašą, sakys, įdomu bus pažiūrėti į šitą ponę po pusmečio, man irgi bus įdomu pažiūrėti į save po pusmečio, taigi pasižiūrėsim. Bet jūs suprato, kad jis sėdėjo ir juokiasi ir bandė sakyti, kam tu važiuoji į tą sporto salę? Tugi žinai, kad tarkim aš, tarkim asmeniškai, toks didelis, su raudonom akim, aš mėgstu tortus, ne? Kaip pavyzdys. Ir aš nieko nenoriu daryti, aš tinginys. Ką tu ten eini? Davai pasėdėm su... gerai, jeigu tu labai nori, eik, ne problema, bet tu suvalgysi vietoj 1 torto 3. Ar buvo taip? Ar supranta, apie ką aš kalbu? Jo, aš suprantu, apie ką jūs kalbat, nes čia tie tokie patyriminiai dalykai, kad tu įdėdavai energijos, įdėdavai darbo ir rezultate vis tiek tave apmaudavo, pavadinkim tai. Tu savo pasąmonę neapgausi. Ir visi šitie instaliuotas programos arba demonai, galima įvairiai juos sakyti, jeigu tu su jais nesusitarsi, tu, nenoriu, žodžiu, rodyti ženklų tam tikrų, tiesiog, špygą gausi. Pasijoks, įsityčios, dar gausi blogą nuotaiką, darant tai, kas jam nepatinka, nes, tarkim, dėl įvairių priežasčių pas man teko labai daug matyti tokių atvejų, kada žmogus prisižiūrėjo visokių ten veganų, vegetarų ir taip toliau, žmogus 20 metų valgydamas mėsą. Rytoj vegano būsiu. Demonas sako, tu ką, tu supranti, kas bus? Veganu būsiu. Tu pagalvok 3 kartus, ar tu tikrai to nori. Taip, ten emocija buvo, aš veganu būsiu. Po to ateina po mėnesio, niekaip negali suprasti, kodėl jam plaukai byra, kodėl jam dantis išbyra. Demonas konkrečiai jam aiškiai, konkrečiai sako, gerbiamasis, aš mėgstu mėsą. Jeigu taip, tarp mūsų jau. Daug kartų. Aš mėgstu mėsą. Ką man valgyti, man nėra skirtumų. Jeigu tu man neduosi mėsą, aš valgysiu tave. Suprantat? Žmonės niekaip negali suprasti, aš idėjau, jis taip jau ir aš noriu, po to jam pasisekė, kuris, reikia dar suprasti, kaip reikia tą dalyką daryti. O šitam jau viskas, jau be kojos vaikšto. Suprantat, kaip čia yra viskas, yra labai taip subtilu. Ir neturėdama šitų supratimo, tu tiesiog, kaip čia pasakius, tu nieko nepadarysi. Ar suvokėt šitą dalyką, ar suprantat? Jo. O dabar jūs turit leidimą.
O dabar galima sportuoti, nes dabar pas jūs yra demonas atsisuktas ir kas dabar jumise gyvena? Kokia dievybė pas jūs gyvena? Ar pajutot, ar jaučiat šitą dalyką? Jau nesiurbia energija jūsų, kaip anksčiau buvo? Ne, dėl energijos tikrai negaliu pasakyti, tikrai aš pati stebiuosi, tyliai stebiuosi, kad tikrai energijos sočiai ir nuotaika puikiai ir aš net negaliu, aš kaip pasakyti, aš dar esu ant emocijos, ant bangos visose savo patirtyse ir tam pajūry, kur buvom ir visuose tose dalykuose, taip kad iš tikrųjų tai yra kažkas paprastai nepaprasto. Visi tą praeina, praėjau ir aš tai, ir kelis kartus, o tokius sluoksnius, kada mes įdas sekėsim. Kada ypatingai po Ekvadoro, kada aš grįžau, gavęs iniciaciją, tai dar vienas sluoksnis atsidarė. Tai va čia yra tokių sluoksnių yra daug. Ok, ir dabar, jeigu mes galėtume tada jau, dabar taip, aš jums užtvirtinsiu tokį dalyką, kad dabar jūs gavot leidimą ir dabar, kada jūs darysit naujus veiksmus, pas jūs bus nauji rezultatai. Bet čia jau suinstaliuota į galvą teisinga programa arba teisinga dievybė. Pajuto šitą dalyką? Taip. Ir kada darysit jau kitus teisingus žingsnius, jūsų gyvenimas pasikeis ir jūs galėsit į jį įdėti tai, ką jūs norėjote, ką mes dirbom ir ką jūs jau pakvietėte į savo sesiją. Taip. Tai va. Ir dabar biški į kitą pusę mes dar paėsim, dėl žiūrovų dar porą dalykų, kad galima būtų dar pasakyti. Eilinį kartą aš pastoviai kartuoju, jeigu jūs netikit manim, galite paklausyti kitų žiūrovų, tarkim šiuo metu yra Aušros. Pasakykite, prašau, kokia didžiausia yra problema ekstrasensų, parapsichologų, pasaulės energetikos, kosmo energetikas, ten kūrėjos vaidininkė, visi šitie, tarkim, ir taip toliau, ten psichologai, astrologai ir dar kitų. Kokia yra didžiausia problema? Kaip jūs manote? Turbūt galbūt didžiausia problema, kad jie ale dalinasi ir duoda, bet jie nežino, ar tas žmogus yra pasirengęs priimti ir jie tarsi bando įtikinti, kad tu jau gavai rezultatą. Patys to neturėdami. Taip. Tiesiog sakiau, dabar norėjau tą pagrindinę priežastį pasakyti, dabar išbėgu iš galvos, ką aš norėjau pasakyti, kad gerą mintį buvo ir dabar tiesiog norėjau išvystyti ir papasakoti, to aš pabandysiu atgaminti. Jo. Aš galiu pasakyti tiksliau, kokie yra didžiausia problema. Tarkim, jūs, jūs daug praėjot visokių tam psichologų ir taip toliau. Ir žmogus ten sėdi ir sako, tarkim, pas tave taip, diagnozė tokia, nuėjau pas šamanus, šamanas ten, tarkim, aleliuja, taip toliau, vieną kartą klientinę atėjo ir sako, tu didžiausia baimė, ne? O konsultacija įvyks, sakau, taip. O pasakyk, prašau, o aš dalyvausiu, šiaip, kiek jūsų bus? Sakau, ką? Jūs turite minį, kad man reikia padėjėjų, kad sėdėtų dar 3 profesoriai šalia. Nes jūs tiesiog, kaip čia pasakius, jūs nešaipykitės iš mane, sakau, aš net ir noro neturiu šaipytis, aš noriu suprasti, apie ką jūs kalbate. Ir po to jie man paaiškino, po 15 minučių man dėjo iki galvos, kad ar aš būsiu reikalinga. Tarsi aš susitikimą pravesiu, kai būna, tarkim, žmonės, kurie, tarkim, iš religinės pusės ateina, sako, aš noriu, kad tu už mano tėvą pasimelstum. Ne? Ir jie galvoja, kad man reikės sumokėti pinigus, ne? Ir aš ten pamedituosiu už ją. Suvokit, kokia yra nesąmonė. Net iki to net dėjo. Sakau, taip yra neįmanoma, jūs privalo dalyvauti. O to žmogus biški nusiramino. Ir kada, tarkim, ateina parapsichologas, sako, aš matau, va ten iš tos pusės, va ten,
žodžiu, bus taip, arba kiti, tarkim, astrologai sako, pas tave po 3 metų bus šitas anas trečias iš šitos pusės, arba daktarai sako, diagnozė yra tokia, reikia, žodžiu, pjaut po 3 metų šitą organą, o galbūt pusę, dar nežinau, ir taip toliau. Ir ką jūs tų laikų, tarkim, jūs asmeniškai, arba tie, kurie žiūrės šitą video, ne, ką jūs jautėte, kada jums taip sakydavo? Ne, tai iš tikrųjų tai yra toksai, kaip pasakyti, tu visada lauki rezultato kažkokio, tai, bet tokio tarsi ir suflerio, ne, jie visą laiką tarsi sufleruodavo, kas bus arba nebus, arba tu turėtum jausti tą arba aną, tai tarsi už tave nuspręsdavo ir tavęs kaip asmens ten nebūdavo. Mhm. O čia tu esi pagrindinis veikėjas ir tu dalyvauji ir jūs tik vedlys, tai yra tas, kuris šiek tiek pakeravojat, kur kaip ką ir fiksuojat. Bet visą emociją, visą susitikimą, visus pokyčius, visas patirtis išgyveni tu pats, kaip asmuo. Ir tai labai turbūt paliečia. Jūs sutinkat, kad jų didžiausia yra problema, milžiniška didžiausia yra problema tame, kad žmogus sėdi ir sako, o kaip man žinot? Ašgi patikrinti negaliu, nu gerai, įvyks taip, o kaip? Parodyk, sėdi ir įvienioja žmogų į abejonės. Nu, į abejonės gyvėlioja, teisingai. Ypatingai žmogus, kuris kažką tai suvokia, supranta ir eina tam tikrų kelių ir nori eiti savo keliu, o jam sako, nereikia to, bus iš tos pusės su to ir ant to. Ir žmogus, tarkim, vienas gali justi abejonės, kitas gali justi agresiją, kitas gali justi kalties jausmą ir taip toliau. Kitaip tariant, žmogus, kaip jūs sako, teisingai, jis nedalyvauja vot ten, vot, kaip jums sakyti, toj situacijoje. Jis tarsi kaip pats su savim kalba. O tavęs nėra. Suprantat? Sutinkat su tom? Ir čia yra jų didžiausia problema, kad žmogus negali patikrinti, negali pačiupinėti, jis negali sudėti savo situaciją. Ir jiem yra žymiai sunkiau, kaip čia pasakius, jiem yra žymiai sunkiau tą padaryti, nes jie nemoka tą dalyką daryti. Nes jeigu jie mokėtų, jie taip ir darytų, bet jie nemoka. Yra atskirų individų, yra profesionalų, kaip ir psichologų, ir astrologų ir taip toliau, kurie save vaidina, bet jie jau, kaip čia pasakius, jie ne astrologai pagal tokią reikšmę. Jie jau turi leidimą, jie turi pašventinimą, kalbėti su žmonėm ir jiems jau iškart rodyti rezultatus. Ir dėl to, kad, tarkim, jeigu geras yra astrologas, ar tam psichologas, arba daktaras, jis moka parodyti, jis moka ir jis priima tave kaip žmogų ir tu dalyvauji šitam visam pokalbį. Bet tokių kaip dėja yra labai nedaug. Bent jau savo gyvenime sutikau labai mažai tokių žmonių. Ant pirštų galima suskaičiuoti. Visi kiti, tarsi man reikia pagalvoti, aš knygutę paskaitysiu, paimprovizuosiu, abrakadabra, žodžiu, viskas bus pas tave gerai. O žmogus sako, aš nejaučiu to, kaip gali būti gerai. Nu, viskas bus gerai. Nu, aš nesu, viskas bus gerai. Suprantat? Ir žmogus išeina iš konsultacijos arba iš šitų prieimimo, tarsi kaip, nu, išdurintas. Mane apgavo. Suprantat? Sutinkat su tom? Ar buvo tokių jausmų? Tiesiog tu negavai to, ko tikėjai. Nu, tam tikrą prasme. Aišku, yra daug visokių niuansų, kad tai padaryti, nu, iš tikrųjų žmogus turi leisti savo. Ir jeigu jūs prisiminat, gydymas arba kontaktas, arba, galima sakyti, tas veiksmas vyksta dėka 3 veiksmų. 3. Jeigu šitie 3 dalykai neįvyksta, špygą gausi. Nieko neįvyks. Prisimenat, kokie jie yra? Jo, leidimas, mano leidimas savo keistis, tada leidimas tos situacijos, kad ją galima būtų keisti, nu ir jūsų dalyvavimas. Nu, ta prasme, vedlys, kuris veda, žmogus turi savo pasakyti, kitaip tariant, gauti leidimą iš vedlio, gauti leidimą iš savęs ir gauti leidimą iš to demono arba tos programos. Jeigu kažkas tai kažkaip ten sakys, ne, rezultato nebus.
Ir kaip pavyzdys, ar jūs sutinkat su tom, kad lygotas žmogus negali pagydyti lygotą? Jis gali tik pasidalinti kažkokiam išvalgom. Taip, taip, gali pasidalinti savo skausmu, kad man taip pat skaudėjo, žodžiu, tu esi ne vienas, apsikabinkim ir jau matai ir jau lengviau tau pasidarė. Vakai gali dalintis. Ar savo situacijom skausmingais. Bet jie leidimą jį neduoda, nes jie patys jo neturi. Ir čia yra pagrindinis dalykas, kada tu neturi leidimo, kaip tu gali kitiem duoti. O aš čia sėdėjau 15 metų, dirbau, studijavau ten šito. Tu negali mane pralenkti, negalima, tu turi kentėti kaip ir aš 15 metų. Aš tiesiog ultruoju. Jis negali tą pripažinti, jis negali su to sutikti, kad jis veltui prasidėjo tam tikrose vietose. Ir jis pasąmoniniais būdais jis neduos tau leidimo. Suprantat, ką aš turėtum pasakyti? Jis nepašventina tave, kad tu gali būti geresnis už mane. Negalima, viskas, programa, yra skausmas vidinis, negali būti geresnis už mane. Ne. Ir dėl to gaunasi taip, kad žmogus gali būti ir pasiruošęs, kaip taisyklė būna, ir demonas yra pasiruošęs. O žmogus sako, ne laikas, vaikščiasi po 20 metų, galbūt aš tau duosiu leidimą ant 1,000 daugiau į mėnesį uždirbti, kada įvyko infliacija ir kada pabrangimas buvo dar ant 3,000, dar 3 kartus brangiau. Žmogus sėdi ir nesuvokė, daktaras, tai kada mes baigsim programą. Nežinau, kada tu mane įtikinsi, kad aš, arba ne, kitaip. Tu gausi rezultatą, kada aš išmokėsiu savo hipoteką. Kada aš gausiu rezultatus, kada, tarkim, aš sėsiu į Porsche, važinėsiu, ne? Gerai, ten nieko tokio, aš tam Mercedes tam savo atiduosiu, kuriam jau 20 metų, gerai, aš tau leidžiu su Mercedesu pavažinėti. Suprantat? Sutinkat su tom, ar nelabai? Sutinku. Jie nepraleidžia, tame ir esmė. Būna, kad demonas nepraleidžia. Ir jeigu vedlys neturi kontaktą, jeigu jis nemoka su jais bendrauti, demonas ir tam žmogui špygą parodys, ir tam vedliui špygą parodys tokia, kad po to žmogus gali ir kalvo nesurinkti. Sutinkat su tom? Gali būti taip? Gali. Tai šitą dalyką mes įsprendėm. Dabar, jeigu galima, mes perėsim link kito tokio delikatinio tokio klausimo dėl kainų. Kaip pavyzdys. Kaip pavyzdys, jūs gavo dabar rezultatą, ne? Kaip jūs dabar, jeigu galima būtų piniginių atžvilgių apibūdinti, kiek jis jums kainavo? Ar turite maždaug įsivaizdavimą ar suvokimą? Kiek jūs gavot vertės piniginė atžvilgių? Tarkim, tą būseną, tą, ką jūs turite. Aš neįsivaizduoju dėl to, kad tiek, kiek sunaudota energijos tos 30, sakykime, mamos atveju 34 metus padalinti iš tų 360 kiekvieną dieną, vis tiek aš pasąmonėje guliau ir kėliausi su tą mintim, su tom neišgyventom emocijom ir su tais visais potyriais. Aš labai šau, mano, tai šuniukas atbėgo, aš to uždarysiu ir tada mes toliau pratęsim. Sekundę. Dar kartą labai atsiprašau, tiesiog jis jau nebeištvėrė. Tai motyvuojant tą sumą, kurią aš sumokėjau, tai yra juokinga, lyginant, jeigu išdalinčiau ant visų mano metų, tai būtų skurdžiau negu skurdu. Dėl to galiu pasakyti, kad tikrai, jeigu dėti ant svarstyklių emociją, jausmą ir tuos patirtis ir tuos visus metus, ką aš nešiausi, tai be abejo, ta suma yra niekinė. Žodžiu, kaip nemokamai gavote, ne? O kiti, kada, tarkim, sako, kad brangu, tu esi plėšikas, tu esi merkantilus, žodžiu, tu mane nori apgauti ir taip toliau. Ką jūs galite tokiem žmonėm pasakyti? Tai čia tavo sprendimas, nes tu pats, pavyzdžiui, aš dabar žiūriu dėl savo viršsvorio, aš tiek ten esu sudėjusi finansinių dalykų, kad tai yra, jeigu suskaičiuoti viską, mes kartais nevertinam laiko, nevertinam savo emocijos, nevertinam išgyvenimų,
nevertinam patirčių, bet jeigu viską sudėti, tai gaunasi, mes visi turim milijoninės sąskaitas, ne, gyvenimui ir tai yra tuo metu, kai tu po truputį leidži, tai nieks labai taip ir nekrenta į akis. O sudėjus, tai tikrai aš išleidau, turbūt kelis šimtus tūkstančių kartų daugiau, negu kad aš sumokėjau jums. Taip, O tame ir esmė. Aš vieną kartą paėmiau vieną žmogų, tiesiog dėl tam tikrų priežasčių tiesiog paėmiau, aš žinojau, kad bus labai sunku, bet pasakiau savo, gerai, bala nematė, bet paėmiau, prasikankinau, dar iki šio dar kankinuosi. Jau 3 žmonės jau gavo rezultatus, jie atėjo į, pasakyti, tuo pačiu laiku, aš dar su juo dar dirbu. Kaip pavyzdys, tai tokia situacija. Tai 20 metų pralankė psichologus ir po to aš jau daviau namų užduotį. Paskaičiuok, kiek apytiksliai tu sumokėjai. Ir paskaičiavo, spėkit, kokią kainą? Aš apie 100 000 turėtų būti. Daugiau negu 100 000. Taip, nedaugiau ar mažiau. Taip, tu tą nepajuti, taip, nueini pas psichologą. Pidisokas, nežinau, kaip dabar yra, nueini ten pas astrologą. Ten 100 priklausomai, jeigu labai gera, tai 200-300 eurų tu sumokė, nueini ten dar. Ir po to žiūri, tai sakau, tu paskaičiuok, bent jau per pusmetį, kiek tu išleidai. Ar tau reikia, tarkim, turėdama tu iPhone 14, tau reikia 15, ar būtinai, ar gyvybinį ten, žodžiu, tu numirsim. Tai, jo. Gyvenimas tau yra svarbus, jo. Ir po to dažniausiai žmonėms sakau ir taip pat galėsiu jums duoti klausimą, kaip jūs manote, tokį dalyką, kad žmonės absoliučiai nežino, ką jie nori daryti su savo gyvenimu. Absoliučiai. Ar galite su to sutikti? Aš manau, kad mes visi esame abejonėse, nes visurgi saulė ir maistas skanesnis kitam kieme. Tai čia yra tas dalykas ir tada, kai tu nežinai, čia kaip toj sankryžoj stovi ir lyg ir kairiai įsigalvos, neteks į dešinę, ten tau sparnus nukirps ir tu vėl trypčioji ir tu nežinai. Taip, mes nežinom. Tai čia yra toks įdomus dalykas. Ir jeigu grįžta, prie jūsų situacijos, tarkim, mes galim logiškai net paskaičiuoti, kiek kainuoja jums naujas gyvenimas. Norite? Paskaičiuokim. Įsivaizduokite, jeigu, tarkim, jūs 500 eurų galėtumėt uždirbti mėnesį, kaip pavyzdys, su tą būseną, kokį jūs pragyvenote 34 metus, 500 padauginti iš 12 yra 6000. Jeigu mes 6000 šitą suskaičiuosim ir padauginsim, jūs jau skaičiuot, mane skaičiuotuvas dar gerai veikia, padauginsim iš 34, tai kiek mes tam gaunam 6000, 200 gabalų. Jo, 200. 192, jeigu aš neklystu. Ne, 6000 daugint iš 34. Čia biškai bus daugiau. 204 000. 204 000, o taip. Kaip jums vertė? Jo. Neminėsim, kiek programa kainavo, bet ji kaip minimum buvo ant 10 000% mažesnė. Palyginus su to, ko jūs gavot. Ir kada žmonėms sakau ir bandau, jūs šiaip suprantat, kad jūs turite kalkuliatorių ir kiekvieną kartą skaičiuoti. Jeigu jūs neskaičiuosite, jūs apie verslininkų gyvenimą pamirškite. Nes visi verslininkai, jie skaičiuoja. Ir gyvenimą taip pat jie skaičiuoja. Kada, tarkim, jeigu jūs einate į darbą, kaip jūs mano, verslininkas skaičiuoja jūsų gyvenimą. Jisgi ateina, sako, kiek nori uždirbti. Priklausomai ten, kas ten, vieni sako 500 ten yra pats dugniausias, 1000 jau toks biški normalesnis, 2000 biški naglesnis, o 5000 gali pasakyti, jau biški toks fantazėlis, priklausomai, jeigu tarkim yra vieta, į tą poziciją yra normaliai kaina, atliekant pagal tą kvalifikaciją nuo 1-2, 1-3, kaip pavyzdys. Ir po to, jisgi skaičiuoja, tavo gyvenimą skaičiuoja. Pas mane atėjo 100 garlikų, man reikia tokį darbą padaryti ir jis skaičiuoja, man reikia 100 mėsos vaikščiojančios. Nuo 8 iki 5. Jie skaičiuoja, kiek tam reikia užmokestį, kiek mokesčių, kiek mano gyvenimas, kiek aš turiu investuoti. Suprantat, ką aš turiu tam pasakyti? Jo, aš sutinku, iš tikrųjų mes nustojame arba net nepagalvojame, kiek kas yra vertės kokios.
Ir kada, tarkim, ateina man žmonės ir ypatingai kuo dugnesnis, tuo yra durnesnis variantas ir atsakymas, kad ale, aš jums sakau žmonėm, tu įsivaizduoji, tu supranti, kad galima meilę nupirkti į sveikatą. Ne, man mama pasakė, kad sveikatų neįmanoma nupirkti. Taip, jeigu tu neturi pinigų, tu mokėsi savo gyvenimu. Ar sutinkat su to? Be abejo. Savo laiko, tu mokėsi, savo gyvenimą, kitaip tariant, kaip ir buvo pas mane kažkada, kaip pavyzdys. Bet mama pasakė, kad meilės nenupirksi. Nu, nenupirksi tų meilės, neįmanoma. Nu ir vot savo gyvenimą sėdi ir moki ir nieko neturi. Kaip aš visada sakau, tu gali viską nupirkti, skiriu tik vieną dalyką - savo laiką. Ir visi tą, kurie labai aukštai ir milijonieriai, jie tą labai gerai supranta. Ir dėl to jie skaičiuoja, galvoja, kaip jiems sutaupyti laiko, kaip jiems reikia suorganizuoti savo gyvenimą tokiu būdu, kad jie galėtų padaryti daugiausia. Ir dėl to jie samdo darbininkus, po to vadovus, po to direktorius, o patys važiuoja su jachtai į kaifuoja. Nes jie ateina ir sako, aš nežinau, ką aš noriu daryti, pasakyk man, ką reikia daryti. Suprantat? Jie sako, o po to sėdi ir jie pyksta ant tų milijonierių ant ko, o kodėl šitas sėdi ir sultis geria. Tu nueik, pagerk sultį jo, jeigu tu neapsinuodysi, ne, ir nenumirsi tą pačią sekundę, nu tada galės ir toliau gerti. Suprantat? Nes tokie žmonės nesuvokia, kiek tas sultis kainuoja ir ką reikia daryti ir kokį stresą reikia pravesti, ne, kad žmogus galėtų, nu, kažkaip tai adekvačiau kažkaip mąstyti ir dar, galima sakyti, tokioj nekomfortiškoj būsinoje, kada, tarkim, tau gali paskambinti ir sakyti, pas mane ten fūrų užsivertė, ne, žodžiu, kilometras tas anas, aš einu ir viso gero, kuri kainuoja 200 gabalų. Tu turi stresą tokį pravesti. Arba, tarkim, kaip pavyzdys, statybininkai sėdi ir galvoja, o tas važinėja su Porsche ar su Komte, ne, sėdi važinėja, pasakas, nu, žodžiu, filosofuoja, ne, o sėdžiu ir 1000 negaunu. Jis nesuvokia labai paprastą dalyką. Tu tap direktorium, taip, tu gali važinėtis, bet dabar kitas klausimas, nugrius namas. Projektas, kuris buvo metai suprojektuotas, tau reikia jau, tarkim, po mėnesio priduoti tą objektą, kaip pavyzdys. O namas nugriutas, tarkim, 15 pamatų, taip nugriuvo, subetonuotos. Pas tave neateis ir nesakys, kodėl nugriuvo. Suprantat? O tam gali baudžiamąją bylą uždėti. Žmonės to nesupranta. Ir kalėjimą gali net pasadinti. Suprantat, ką aš turiu tam pasakyti? Jo. Ir vat, jeigu tu pakelsi šitą stresą, netvarkuoji. Nes kada ateina pas mane žmonės, aš visą sakau, gerbiamasis, tu suvoki, ne, kad tu dienos net negirdi, bet tu nežinai, ką reiškia net darbas. Jeigu ką, tai tarp mūsų, taip pasakyti, tiesiog pasakai, sakau, tu net nemoki dirbti, tu net nežinai, ką reiškia darbas. Kaip suprasti, aš jau ne, šeštos kategorijos profesionalus elektrikas, aš jau ten su užmerktom akim galiu ten viską taip. Ne velnio, tu nemoki. Jeigu mes kalbam ekvivalentiškai į visą tą, kiek žmogus gali padaryti ir ką jis daro, tai tu dar nemoki dirbti. Kaip pavyzdys. Vat kada tu turėsi, tarkim, ant savo atsakomybės, tarkim, kokį, nu, bent jau 100 žmonių, tada suprasi. O kada tu atsakingas už save ir dar biškiau savo darbą, nu, tada sveikinu, bet čia yra nelygis. Nes kada, tarkim, mano mokytojas sako, svajonės įsipildo tada, kada pas tave yra grandiozinis mastelis ir kada yra grandiozinė svajonė. Mažos svajonės jie nepildosi. Jie tiesiog, kaip čia pasakius, pasiklysta, pasimeta tose didžiausiose svajonėse, ką kiti gigantai maždaug ten sveria, tarkim. Kaip pavyzdys, aš noriu pasaulį duoti internetą. Net daugelis žmonių net nesuvokia, kaip internetas veikia. Galvoja ten kažkaip ten spinduliais, o tarkim, jeigu susijungta Amerika su Europą, ne, galvoja ten kažkaip spinduliais. O tai, kad yra uždėti laidai po visą Atlantidą, daugelis žmonių net nesuvokia, kaip internetas veikia. Suprant, ką aš turiu tom pasakyti? Ar nelabai? Ne, nu viskas aišku.
Tai va tokiais va dalykais. Tai va sakau, aš tiesiog sakau iš savo pusės, aš po to, kada į direktorius kėdė sėdėjau, aš supratau, kas tai yra. Ok. Ir dabar kitas klausimas, ir tada mes į kitą pusę pasiklystam. Tai dabar jums toks klausimas. Ar jūs norėtumėt išmokti viso to, ką jūs jau pati praėjote, ir išmokti sudėti kitiem gyvenimą taip, kaip jūs jau praėjote pati? Turbūt dar apie kitus nėra ko svajoti, pirmiausia, savo reikia susidėlioti visas patirtis. Ir bet ar norėtumėt šitą techniką išmokti? Taip. Įvaldyti tikrai. Ir jūs suprantat, kad nereikia 5 metų mokytis. Suprantu. Dabar suprantat? Aš suvokiu, turbūt mano protas vėl įsijungia ir sako, kad mes įpratę, kad nieko paprastai nebūna. Ok, čia yra norma. Teorija yra maksimum 4-5 dienas. Viskas. Išgirdot mane? 4-5 dienas, visa teorija. Viskas. Toliau praktika. Teorija 4 dienos, toliau praktika ir tavo kovojimas arba sustatydamas savo įsitikinimą. Jo, čia viskas atrodo, va, taip gražiai skamba, bet iš esmės tai to vedlio labai didelė atsakomybė yra, nes nuo tavęs priklauso dalis to rezultato, dėl to, kad tu turi būti, tu nežinai, ką tu išgirsi iš to, vadinkim, savo žmogaus gulinčio, ir tu turi būti pasiruošęs mažiausiai 1 milijoną variantų, nes čia reikia, kaip pasakyti, čia gal tas, kaip pasakyti, teorija kaip ir teorija, bet teorija niekada neaptarė visų galimų variantų praktikoje. Tai neįmanoma. Aš, jeigu tiesiog mes sutarsim dėl kursų, tai aš jums duosiu įrankį, suvokimą, ir toliau jūs žinosit, kaip reikia daryti, ir po to bus dar biški palaikymas. Dar pradirbimo tam, jeigu tai viskas. Kitaip tariant, jūs gausit teoriją, tam tikrą laiką palaikymą ir galimybę pradirbti vienas su kitais, ir kada šitie 3 dalykai sugabinti dalykai, klausimas, tik laiko klausimas, kada jūs sugebėsit ir išmoksit tą dalyką daryti. Kitaip tariant, kada jūs pažinsit visus demonus, jų yra 72 šiuo metu, kurie tiesiogiai paklūsta šitonui, jeigu taip galima būtų pasakyti, šitiem aukštesniem demonoms paklūsta kiti demonai, žemesnės kategorijos, po to dar po to lervos ir taip toliau. Kada jūs visą šitą dalyką pamatysit vaizdą, aišku, čia yra žymiai tolimesnis kursas, bet aš bendrai taip sakau, kada jūs matysit visą šitą vaizdą, tada jau galima matyti, kaip kas kuo po kiek. Aš čia iš Ekvadoro tai išmokau, aš iš to ten atvežiau tą visą šitą supratimą. Aš bendrai taip sakau, tai kol kas į tokį gilų pasaulį aš dar nenuvesiu per tokį trumpą laiką. Čia yra tolimesni kursai, bet esmė, kada jūs pagausite techniką, jūs tiesiog žinosite, ką reikia, kaip dirbti reikia su savim ir kaip reikia dirbti su kitom žmogum, kad tas energija įvyktų ir ką reikės būtent daryti. Ir viskas. Ir jeigu viskas yra padaryta, kitaip tariant, jeigu visi, kuriem pasiseks papulti mano kursus, ir jeigu jūs darysite konkrečiai taip, kaip aš jums sakau, jūs galėsite jau išgydyti save ir jau žinot, kaip reikia gydyti kitus per 2-3 mėnesius. Jums dar iki šiol skamba neįtikėtina, ne? Jo. Okay, tai vat, jeigu ką, žiūrėkite, ar aš jums, kada mes pradėjom dirbti, ar aš jums sugebėjau kažkokiu būdu pameluoti, ar jūs kažkaip suabijojot mano žodžiais, ne? O dabar tą, ką aš sakau, kaip jūs manote, aš jums galiu sumeluoti ir šitą. Jo, aš manau, kad jeigu jūs sakote, kad tai yra įmanoma, reiškia įmanoma tikrai. Sakau, su 2 sąlygom. Jeigu jūs darysite visą tai, ką aš jums sakau, o čia iš tikrųjų yra labai nelengva. Nes dažniausiai žmonės, kurie, tarkim, jam atvežė
žmogus, kuris gyvena kažkur, ne? Tarkim, žinau, 2 kambarių būtų, atvežė Mercedesą ir pa žmogų yra, nu, labai didelis noras kažką pakeisti. Paimti, tarkim, durelės, pakeisti, nežinau, Žigulį durelės. Paimti, tarkim, gerą šitą variklę, ne, ir įdėti šaudį. Ir po to stebėtis, o kodėl jis nevažiuoja? Vat niekaip negaliu suprasti, vat jis nevažiuoja pas mane, vat, ir durelės kažkaip neužsidaro. Na, vat nesuprantu. Ir po to ateina ir sako, o man nedirba. Na, aš sakau, o pas mane dirba. Tu pažiūrėk, kokį vairą tu įdėjai. Kam tu išėmė šitą Mercedes variklį? Kam tu įdėjai Audi? Nu, mano patirtis, aš ten turėjau 8 įsivadinimus, man sakė, kad tas veikia. Man ir be jo geriau veikia. Suprantat? Ir čia yra jau tam tikri dalykai, čia yra sunkiausia. Nu, ir kad žmogus bus pasiruošęs ir ten yra dar kitų reikia dar dalykų padaryti ir tada jau galima tiesiog eiti link to. Ir dažniausiai žmonės yra patys atrinka. Tai va. Ok, tai dėl šito mes biškai ir aptariam. Ir dabar paskutintas dalykas, arba prieš paskutintas dalykas. Ką jūs galėtumėt palinkėti, parekomenduoti, pakomentuoti ar pasakyti visiems tiem dalyviam, kurie žiūrės šitą video? Irgi turbūt išskirčiau gal kelis dalykus. Pirma, tai išsiaiškinti viską su savimi ir savo nemeluoti. Neužtušuoti, negražinti, o savo. Sakau, mes visą pasaulį galim apgauti, bet savęs tu niekada neapgausi. Tai pirmiausiai savo įsivardinti, su savimi dirbti, savo pasakyti tiesą. Ir galbūt ne veltui tie senoviniai dienoraščiai jie buvo puikus dalykas, rašyti, kalbėti su savimi, rašyti savo laiškus. Tai pirmas dalykas, įsiaiškinti viską su savimi ir savo pasakyti tiesą, savo įsivardinti problemas. Ir tada savęs paklausti, ar tu nori tas problemas spręsti, ar tau gerai, ar tu esi pasirengęs pokyčiams, nes jie bus skausmingi. Ir jeigu šitą lentelę užpildžius, tu vis dar nori kažką keisti ir nori keisti į gerą, ir esi pasirengęs dėti darbo, tai tada pinigai nebeturi reikšmės. Čia va tavo tas susiteikimas. Nu ir paskui reikia, kaip sakau, pas gerą vedlį patekti. Mhm. O kaip pas gerą vedlį patekti? Kaip jūs manote, kokia yra formulė? Net negaliu atsakyti, aš tiesiog... Nežinote? Jūs kaip radau, tai man tiesiog visą tai, ką aš skaičiau, ką aš klausiau, ką aš girdėjau apie jūs, man tiko ir patiko. Mano vidiniam aš tiko ir patiko. Ir kaip aš sakau, į tą regresinę hipnozę aš jau senai dantis gelandau ir žiūrėjau ilgai, į daug specialistų esu mačiusi, ne kontaktą, bet kaip jie dirba, kiek įrašų yra. Tai, kaip sakyt, grįžtu vėl prie tų pačių durų, teisingas duris atidaryti, teisingų adresų kreiptis. Ir tikrai, tikrai, kaip sakau, va šitus 3 ingredientus sudėjus, turėsit tikrai puikų rezultatą. Dabar jums asmeniškai ir visi tie, kurie žiūrės video, atsakau, kaip surasti gerą vedlį, bet geras yra kaip žmogus. Vienas geras gali būti toks, kad jis paims tau su laužtuvu per galvą duos ir tu sakysi, geras mokytojas, jo, mane mušu, super, man patinka, suprantat? Čia jau tas gerumas, jis yra labai toks neapibrieštas. Esmė yra tame, kad viskas priklauso nuo jūsų tikslų ir norų. Jeigu žmogus nori tikrai įsigydyti ir pats savo suformulavo, kaip jis turi atrodyti ir kas tai yra, tai jis gaus tai, ką jis ten suformulavo. Jeigu jam atrodo, kad gydymas yra toks, kad mano mokytojas turi mane pasadinti, kaip tarkim Indijoje yra ten, biznį daro iš vaikų. Ir jeigu tavo svajonių gyvenimas arba tikslas papulti bačką,
ir pragyventi bačkoje visą gyvenimą ir po to, kada tave išims iš tos bačkos, tu būsi va toks va. Ane, jeigu tavo yra svajonė, tai būtent tokį mokytoją ir gausi. Suprantat? Mhm. Viskas priklauso nuo tikslų ir nuo norų, na, dar kitų dar dalykų, bet pagrindinis dalykas nuo šito. Ir jeigu dar galima būtų paklausti, vat, kada, tarkim, bent jau aš asmeniškai labai daug kartų girdžiu ir tie, kurie žiūrės video, tikrai su to susidurs, ne? Va tas argumentas, kuris sako, pas mane nėra pinigų, vat ką jūs galėtumėt vat, jiems pasakyti, kas su jais ten darosi, ką jūs jau praėjot ir jau turit suvokimą. Jie Iš nėra savo žodžių. pasirengę. Okay. Jie nėra O jie, pasirengę gauti rezultato kaip pasakyti, jeigu tu nenori, tai tu priežasčių visada rasi, kaip jūs sakot. Ratas nuleis, oras bus blogas, saulė ne to kampu švies, ne tas internetas, ne ta akių spalva, vat pavyzdžiui, šiandien nesiskutęs, gal man bus priežastis su jumis neturėti kontakto, dar kažkokio tai pinigai yra tiesiog tik tai popieriukai, kurie gali palengvinti mūsų gyvenimą ir kada tu logiškai išsidėlioji, tu tikrai, kaip mes žiūrėkit, žmogus serga onkologija, kiek jis yra pasirengęs sumokėti. Žmonės butus, namus parduoda. Ir jie tada ir aš neklausia, žinau kiek tikslų kainuoja. skaičius. Jo, kiek kainuoja tas vaistas ar dar kažkas. Tai yra čia apsisprendimo reikalas, kiek tau reikia ir kiek tu nori. Ir dar garantijų neduoda, jeigu ką. Ten parašyta popieriukė, jeigu su tavim kažkas ten įvyks negero, tu pats durnius. Ar žino tokią sutartį? Nu taip, mes tada kalbėjom irgi. Tai va. Ir dabar žiūrėkite, jeigu, dabar jūs taip pasakėte, kaip jūs manot, ar žmonėm, kaip čia pasakius, ar jiem išeis suvokti tą, ką jūs pasakėte, ar jom to užteks, ar dar kažką reikia pasakyti, nes aš pasakoju ir taip, ir anaip, ir kitaip, ir kažkaip tai žmonės, kaip jūs sakot, suranda argumentų. Galbūt jūs kažkokį savo galėsit pasakyti, galima sakyti, nežinau kaip čia dabar, paslapti, galbūt jūs galėsite atrakinti jiems suvokti, kad ne piniguose yra esmė. Aš tik tai iš savo patirties, kad aš tiek norėjau, sakykime, sutvarkyti savo reikalą su mama, kad aš buvau pasirengusi bet kam ir padaryti bet ką, dėl to, kad tu vis tiek ateini iki tam tikros ribos, kai tu turi, sakau, čia tu turi savo atsakyti, nes jeigu tik kyla abejonės, nedaryti to niekada reikia, kada tu tikrai nori. Ir kai man pasakėt sumą, tai buvo juokinga. Atvirai. Net apsijokėt, ne? Kodėl taip? Jo, man buvo labai juokinga ir aš pagalvojau tik tiek. Ir kada aš gavau rezultatą, tai aš galvoju, kad jūs nepykit, bet jūs, už ačiū viską daro. Nu, matot, dar, kaip čia pasakius, gavau iš klientės argumentą, kad aš save nuvertinu. O tą patį aš sakiau ir savo mokytojui, žinai ką? Tavo gydymo programą, kuri kainuoja, grubiai tariant, 15 000. Šiaip už dyką tu atiduodi. Aš tą patį savo mokytojui tą patį pasakiau. Per pigiai. Kodėl taip pigiai? Iš tikrųjų, taip. Iš tikrųjų. Matot, koks yra paradoksas? Įdomu, okei, jau gerai, jūs jau kažką jau tikrai suvokėt gyvenime. O dabar pasakykite, prašau, dar, jeigu galima būtų užduoti klausimą, kaip jūs reaguotumėt arba kaip jūs darytumėte, arba kaip galėtų atrodyti iš šono, kada ne laba diena, arba trečias klausimas, vietoj to, kad kalbėt, kas ten, žodžiu, užduoti tau klausimus, ne, pasiruošti, patikrinti, ar tu man tinki, netinki ir taip toliau. Pirmas, antras, trečias klausimas, o kokia kaina? Kaina man pasakyk, kad toliau man, kad negaišti jūsų, ne mano laiko, kad žinočiau, ar mums verta kalbėti arba ne. Ką jūs galėtumėt iš savo pusės, kaip jūs reaguotumėte, kaip iš šono, arba kaip reikėtų taip toliau? Aš greičiausiai, jeigu man tai būtų, jeigu trečias klausimas po labą dieną, man yra tas ir kiek man tai kainuotų, aš pasakyčiau, teisingiau, aš gal dar duočiau žmogui šansą užduoti 4. ir 5. klausimą. Jeigu 6. klausimas vėl būtų kokia suma, turbūt greičiausiai pasakyčiau, kad aš dar nežinau, ar aš su jumim dirbsiu. Ar jūs man tinka?
Jo, matot, yra žmonių, kurie dar galvoja, kad, nu, žinai ką, nu šiaip aš turiu 100 eurų, bet tu turi man dabar taip ir dainelę sudainuoti, ir sušokti, ir man, kaip čia pasakius, ir cirką parodyti, ir ledus man nupirkti, ir masažą padaryti. Ir jie nesuvokia, kad ne jie renkasi. Sutinkat su tam? Taip. Man reikia pagalvoti, apie ką, kaip sugrįžti savo ankstesnę skylę, iš kur tu atėjai. Geras galvojimas, nes mano mokytoja iškart pasakė, kad jūs gerbėmieji, su visa pagarba jums, vis dar neturite kom galvoti. Geriausia, jūs ką gali daryti, jūs galite per dieną galvoti 3 kartus ir nedaugiau negu 30 sekundžių. Nu va. Jo. Nu, jūs esat pasiruošusi, tai okei, supratau. Tai vat, ką norėjau, aš norėjau ir susakiau, visus klausimus mes liktais aptarėme savo pusės, nebent galbūt turi dar kokių klausimų arba Ne, tiesiog pageidavimų. noriu tik pasakyti didelį ačiū. Tikrai didelį ačiū. Ir jeigu kažką žiūrėsit, tai jeigu turėsit tiek iš skaudėtų problemų, tiek išnešiotų patirčių ir tikrai norėsite užbaigti arba pradėti naują etapą, tikrai rekomenduoju kreiptis ir susitvarkyti visus tuos dalykus, jo labiau, kad tikrai viskas vyksta labai etiškai, moraliai, saugiai ir taip, tik tai iš karto pasakau, kad emocijos, energijos, ašarų, tai kainuos daug, bet tai yra verta. Ir dar netokia didelė kaina, jeigu ką. Ačiū labai. Dar kažkaip tai per mažai imuo, ne? Dabar tai, kai jau pajaučiau rezultatą, tada sakau, kad taip. Nu tai va, tai jeigu ką, tiesiog pagalvokit, kad dar kainos dar neiškyla. O taip mes tada pasimatysim tada kursuose ir pažiūrėsim, kokį dar video mes suruošim ir tuo pačiu galėsit žmonės pamatyti jūsų transformacijas ir išgirsti galbūt jau iš jūsų, nes aš manau, jūs surasit savo fanus jau ir sakys, nu Aušra, davai, tu čia jau pripasakojai ir ką ten tas fanas tam gali, davai rodyk rezultatų. Kaip dar kim sako, nori būti milijonierium, noriu, tai vat reikia tą dalyką daryti. Žinai ką, tu tapsi milijonieriu, aš pažiūrėsiu ir tada galbūt ir aš nuspręsiu. Ne? Tai vat yra tokių žmonių, kurie dabar už jūsų balsuos, o stavkė ten darys, ten tarpusavį, ten kai kurie gali jau lažintis, o sporinam, kad Aušra užsusilenks po 3 dienų, ne, ir viskas, ir nieko nebus, ten šūda pramalį, žodžiu, čia yra, kaip čia pasakius, kaip dabar pasakyti, čia, žodžiu, čia nupirktas žmogus, kuris, tarkim, daro man reklamą. Žodžiu, čia yra nesąmonė, sporinam, kad čia yra šarlatanizmas, kitas sako, sporinam, kad Aušra įsikapstys. Suprantat, jūs turėsit savo fanus. Aš tik už ir iš esmės tai nei vienas fanas už mane nenueis mano batais ir nenueis mano kelią, bet jeigu jie atsiras, tai aš tikrai džiaugsiuosi ir tikrai su mielu noru dalinsiuosi. Tai va, turėkit omeny, jau ant jūsų atsakomybės pečių yra daug, nes nenuvilkit fanų, nes po to, jeigu jūs nepasieksit rezultato, jūs sakys, nu va, mato, prikalbėjo čia nesąmonė ir tas kažką tai tokio, ne? Kaip pavyzdys. Tai jau turit labai didelį atsakomybę. Aš turiu vilties, kad aš tikrai nenuvilsiu ir aš esu įsitikinus, kad viskas bus gerai. Nu tai su manim visada viskas bus gerai. Klausimas, kad jūs tiesiog daugiau, kaip čia pasakius, neženktumėt link savo praeities. Ir visą tai, jeigu jūs teisingai, dabar viskas buvo teisingai suinstaliuota, jums dabar tik pakreipti šoną negalima. Ir jeigu jūs toliau taip eiksit ir darysit naujus veiksmus, po to bus dar iš kursų, jūs dar sužinosit kitų dalykų. Aš jūs sustatysiu dar kitus dalykus, duosiu kitus įrankius ir dar kitas gyvybės jums suinstaliuosiu ir po to pamatysi, kas bus toliau. Gerai, ačiū. Tai va tiek tada. Ačiū jums visiems, tie, kurie žiūrėjo laidą ir tada pasimatysim kitose laidose, stebėkite ir bendrausime, ir tie, kurie nori daugiau informacijos sužinoti. Žiūrėkite, jūs turit galimybę, bet kaip ir Dievas sakė, rezultatas čia. Tu ateini ir darai. Jeigu tau reikia pagalvoti, prašom, gali galvoti. Aš laiko turiu,
o tu turi, tai jūsų yra sprendimas surast milijoną durų arba surast vieną, antrą, trečią ir pasinaudoti tom. Sukurt savo kliūtis ir juos įveikti, arba be kliūčių eiti toliau ir mėgauti savo gyvenimu. Čia yra nuo jūs viskas priklausys. Tai maždaug taip. Vieni gali suprasti, kiti ne, tai jeigu ką, tai su kitais pasimatysim ateityje. O taip, ačiū Jums, Aušra, kad atėjote ir viso ko Ačiū Jums. geriausio. Ir Iki. pasimatom jau kitose laiduose. Iki. Iki.